Ir va čia ateina tada įsitikinimai, kad verslininkai tai tik apgaudinėja, verslą daryti sunku, arba verslas tinginiams, arba verslas kaip tik nieko neveikti, išeiti iš samdomo darbo ir užsikurti savo verslą, vadinasi, poilsiauti nuolatos. Ir daugybė įsitikinimo, ne? Mums nesiseka santykiuose, mums užsidaro pinigų srautai ir aišku, mes patirim sveikatos kažkokius negalavimus, susirgimus ir panašiai. Ir pradžiai, o Dieve, kaip man buvo sunku. Ir aš turėjau draugę, kuri irgi, nežinau, ten po pusės metų, man atrodo, irgi lygiai taip pačiai pasielgė iš finansų direktorės, išėjo, jinai bus interjero dizainerė. Įsivaizduoju, 360 pakeis. Ir mes su ja daug kalbėdavom ir jinai sakė, Tomas sako, šakės, kaip man yra sunku, nes aš buvau, žinai, vat, neatrodo, tai net mano kūno kalba stipri savarankiška moteris. Bet tu neįsivaizduoji, kaip aš paskui pradėjau kaifuoti, kad kaip fainai, man kaip manim rūpinasi, aš galiu būti ir silpna pasirodo. Na ir man dėl to, žinai, įdomu visą tavo, kaip pasakyti, tavo tą nuomonę, kaip... Šiaip labai gražus klausimas tu sugalvojai, kaip tu sakei, kad pradėjau rašyti ir pradėjau eiti, žinai, tas flow toksai. Tai man šiaip tikrai labai patiko tavo klausimai, bent jau pamatyti, sakau, nes tikrai pradžiai galvojau, pasiruoš, ką šiek tiek pagalvojau, tai kokias knygas rekomenduoti. Nes šitoks truputėlį atsakingas darbas, žinai, nes parekomenduosi kažką, tai, žinai, žmogus gali labai dažnai priima, žinai, tiesiogiai. Tai va šitą pagalvojau, kitus, žinok, negalvoju, net negalvosiu, nors iškartėjo, aišku, atsakymai natūraliai, bet galvoju, ne, kaip tuo metu man atrodys, taip ir atsakinėsiu. Nes aš irgi, žinok, aš taip tingėjau ruoštis, nes, žinai, savaitgalį noriu ant sofkutės pagulėti, žinai, ir po to prisėdau, pradėjau rašyti, man, žinai, klausimas po klausimo galvoju, kaip čia tik tai, žinai, kad nebūtų išmėtyta labai, žinai, tik tai pradėjau viską tvarkyti. Labai graži bliuzelė, pasidalink kažko. Ačiū, pirkau iš Asoso, nauja, būtent, ir šitą bliuzelę pasilikau būtent podcast'ui su tavim filmuoti. Kodėl? Dėl to, kad, tu man visą laiką esi toks žmogus, kur, apsirengs labai gražiai savimi, pasirūpins, ar ten, auskarai, ar kažkokie akcentiniai. Stilius, jo. Jo, tokie akcentiniai kažkokie, tai dėl to, žinok, aš norėjau. Wow, kaip man fainai, žinok, negaliu. Norėjau prieš tave būti super gražiai. Bet čia jau yra blogai. Kodėl? Todėl, kad reikia prieš save pirmiausiai norėt būti. Ne, taip. Prieš save pirmiausiai. Bet man būtent. Prieš save pirmiausiai. Jam pochui. Jūs šnekėkit, mergas. Man patinka. Aš vis pakalbinu, žinai, kai filmavom She's Glowing irgi čia pat. Mokymus, ne? Jo, kai aš jam rašinėjau apie ribas. Tai labai irgi fainas bachuriukas, labai, žinai. Ir aš visi, ar gerai, čia stabdom, ne, aš tą noriu persakyti. Čia jau susimaliau, čia jau žinai. Tai tas, sakau, tu iš viską nors klausai. Pradžioje, bet paskui, žinok, vis tiek į telefoną įsigniu, žvengiam, žinai, tai faini. Sakau, patinka vyrai savo reikaluose, moterys savo. Kaip sekės rašinėti, nebus. Žinok, fainai. Aš jo klausiau, nes matai, aš kai to niekad nedariu, žinai, ypač su specialistu, su visi apšvietimai, bet kaip ir pas tave, ten irgi kamerų, ten milijonas, žinai, jis ten mane fotkina, kažkam siunčia, sako, gavom leidimą. Savo, man atrodo, draugė, ar ką, nes jie ten Suited Media, ar kaip jie ten vadinasi. Tai jie ten gal dviesi, žinai, dirba. Sakau, kaip man sekėsi? Sako, žinok, wow, puikiai. Sakau, ką reiškia puikiai? Sako, žinok, būna ateina žmonės, įrašinėt mokymus, sako, pasistato kompiuterį, pirmą sakinį ar tam pirmą pastraipą mintinai iškalę, o paskui sako, miksi, nežino, ką pasakyti. Sakau, tu juokauji. Sako, sako, tu tik pradedi šnekėti, žinai, aš sakau, ir ruošiausi. Nenorėjau apsiteršti, žinai, kad kažko. Pasakiau, sakau, jeigu aš suklysiu, matysiu, kad, žinai, ne tas, tai sakau, užtabdysim, perrašysim. Jo, būtinai. Tai jisai sakė, kad gerai. Sako, šiaip labai retai, kas būna taip pasiruošęs. Aš jau galvojau, žinai, jeigu jinai įrašinėti. Taip. Tugi savo reputaciją, žinai, duodi. Galvoju, kaip man keista, žinai. Bet čia vėlgi visi mes visokie, žinai. Žinai, ne visiems lengva ten pasakot, kalbėti ir panašiai. Žinoma. Tai sakau, nenustebino, žinai, kad visai būna, bet mane pačią nustebino, kad taip gražiai, žinai, sako, pasiruošus.
man tai atrodo, ką žinau, pasiruošiu tiek, kiek pasiruošiu, žinau. Mes filmuojame, ne? Gerai. Nu tai ką, aš žinok, žiauriai laukiu iš to podcast'o, nes aš, kaip ir tau sakiau, aš žinau, kad tu esi bomba, tai ir bus bombiškai gerai, nes tu tiek daug turi ką papasakoti, taip moki papasakoti, taip vaizdžiai papasakai, tai, nu tai va, ir prieš tai tau minėjau, todėl aš ir tave norėjau pasikviesti, kad, nu, nes turi tuo pačiu labai žmogiškai, bet labai vaizdžiai gali, nu, apipasakoti savo tą, žodžiu, tai, ką tu nori papasakoti. Tai, nu tai va, ir žodžiu, šiandien aš tam labai norėjau pašnekėti apie visas baimės, prieštaravimus prieš save, prieštaravimus, kodėl nedaryt, kodėl nesijimt, kai, va, pavyzdžiui, dirbam savo, bet nepriimam kitų žmonių dirbti, kaip čia, va, įsileist, kaip dirbti su savim, tai labai daug kalbam apie psichologiją, apie terapijas, kaip mes čia turim tobulėti ir panašiai, bet dar, man atrodo, yra daug klausimų, kai mes dirbam su savim, su savo santykiais, bet dar yra tas santykis su savo verslu, su savo veikla, taip, kaip mes ją atsiduodam ir kartais per daug atsiduodam ir panašiai. Gabija, šiaip labai iš karto noriu pagrąžinti tai, ką girdžiu, nes tu kaip čia pasakyti, įvardinai, įgarsinai vieną svarbiausių momentų, ko mes, tarkim, net ir dirbdami su savimi, eidami į terapijas, gilindami ir analizuodami įvairias savo pusės, vis dar nesuprantam arba nepamatom, kad visame kame yra santykis. Net jeigu mes kalbėsim apie visų mėgstamą ir draudžiamą tuo pačiu metu temą, tarkim, pinigai, taip, kad tai irgi yra santykis. Kad santykis kaip su žmogum, taip ir su aplinka, su visais procesais, su visais kontekstais, tai yra santykis, ane? Tai jeigu mes kuriam santykį, tai visą laiką tada turim užduoti klausimą, tai kokių aš tų santykių noriu. Ir vėlgi nesvarbu, ar čia mes kalbam apie partnerystę, ar apie santykius su tėvais, ar apie santykius su verslu, ar apie santykius su pinigais, you name it. Nesvarbu, apie ką kalbam, bet jeigu mes kalbam apie save ir mūsų pačią aplinką, tai mes normalu, kad kalbam apie santykį ir santykis turi mūsų įsivaizdavimuose būti kažkoks tai, ne? Ir kai mes kažkokį tą santykį įsivaizduojam, tai mes tada turim tą tikslą, ne? Vat mes dabar įrašinėjom, tikslai yra labai tokia dabar ore tvyranti tema, ne? Tai mes viskam turim kelti tikslą. Tai kokio to santykio su verslu aš, pavyzdžiui, noriu. Ir va čia ateina tada įsitikinimai, kad verslininkai tai tik apgaudinėja, verslą daryti sunku, arba verslas tinginiams, arba verslas kaip tik nieko neveikti, išeiti iš samdomo darbo ir užsukurti savo verslą, vadinasi, poilsiauti nuolatos ir daugybė įsitikinimo, ne? Tai va čia šitoj vietoje mes turim suprasti, kad santykis, mes santykiaujam su aplinka. Geras, iš karto tokia, žinai, nuo tai įsivažiuojam. O šiaip, kiek tau tenka susidurti iš moterų, kurios ateina pas tave, kurios, nu, kokia dalis yra moterų, kurios dirba savo ar vysto savo kažkokią veiklą ar savo verslą? Šiaip didžioji dauguma pas mane ateina tų, kurios ar smulkios verslininkės esu turėjus ir labai jau tokių, netgi žinomų, sakysim, žmonių. Aišku, konfidencialumas aš negaliu atskleisti, bet mane kartais ir pačią stebina, atrodo, pas mane tokį mažą žmogų ateina tokie dideli verslai. Bet vėlgi, čia apie tą pačią savivertę jau galima kapstytis, ane? Tai aš tada pati kaip Münchhausenas už čiuprino save pakeliu ir savo pasakau, jeigu atėjo, vadinasi, aš galiu padėti. Jeigu negalėsiu padėti, aš išsiųsiu kažkur kitur arba pasakysiu, kad aš tiesiog negaliu, ne? Tai iš esmės ateina taip, daugiausia ateina savo dirbančios moterys arba jau norinčios pradėti savo verslą, ne? Bet žinoma, yra ir tų, kurios, bet čia mažoji dauguma, kurios kažkam dirba. Ir tai nėra blogai, aš labai noriu įgarsinti, kad aš ir draugių tarpę turiu ir tiesiog matau, kad jos Dievo sutvertos talentai visi skirti samdomam darbui, nes vėlgi čia labai svarbu pažinti save ir žinoti, kad ar tas verslas yra man. Čia šiaip labai geras, nes iš tikrųjų, nu čia toks, žinai,
aš noriu turėti savo, aš noriu čia savo verslą turėti, visi savo verslus turi ir aš čia turiu tą šopą turėti. Aha, bet dabar iš tave iškart noriu sustabdyti, visi verslus turi. Taip. Tai čia ne aš noriu greičiausiai. Taip, čia yra jau visuomenės, arba kitaip kalbant, sociumo spaudimas. Tam tikri kultūriniai įsitikinimai, tam tikros vietos, kur mes gyvenam įsitikinimai, nes vienus įsitikinimus mes turim, kai mes gyvenam, tarkim, periferijoje, kitus įsitikinimus mes turime, kai mes gyvenam sostinėje. Ir tarkim, aš, kadangi turiu galimybę gyventi ir sostinėje, ir pajūryje, tai aš netgi nuvažiavus į pajūrį, eidama kažkokių tais konsultacijų ar paslaugų pirkti, aš girdžiu, tai pas jūs ten sostiniai. Taip. Tai yra labai normalu. Iš vienos pusės, iš kitos pusės mes turim irgi tą labai aiškiai savo įvardinti. Ir vėlgi grįžtant prie tikslų, kad visi daro verslus ir man reikia, ir arba aš noriu, ar tikrai aš to noriu. O gal tai to nori mano aplinka, gal tai nori, gal tas mano noras yra tiesiog kažkada pasėta sėkla, kuri auga, išauga ir aš tai priimu kaip savo, nes kažkas manyje projektavo verslininkę, tarkim, ne? Tai va čia vėlgi dėl to labai ir sakau, kad svarbu užduoti savo klausimus. Kartais svarbu nuo savęs atsitapatinti, žiūrėti, kur mes projektuojam, kur į mus projektuoja. Ir tada mes pamatysim, kad aš turiu vieną draugę, kuri dirba samdomą darbą, valstybinį darbą, ir jinai buvo galbūt vienintelis žmogus per mano visą gyvenimą, kuris labai aiškiai žinojo, kad aš nenoriu verslo. Jis sakė, Toma, jokiais būdais aš kaifuoju, žinodama, kad aš ateinu į darbą, turiu padaryti tam tikras pareigas ir tuo metu išeiti iš darbo ir uždaryti ir nesukti savo galvos, ne? Ir tai yra labai gražu, nes kažkam tai net įvardinti yra sudėtinga. Kažkam tai net įgarsinti atrodys, kad aš kažkoks kitoks, o kitoniškumo mes bijom. Kodėl? Todėl, kad čia jau prasideda tam, kaip ir kalbėjai, baimės. Baimė būti atstumtam, baimė būti sukritikuotam, gėdos baimė, kalties baimė ir daugybė baimė. Tai atskirti, kieno tas noras, kieno tas tikslas yra irgi labai svarbu. O irgi paminėjai šitą, pas jūs ten sostiniai. Šiaip aš šitą labai pastebėjau. Ypač pirmais metais, kai išvažiavau jau studijuoti, aš šiaip esu iš Šiaulių. Ir mano visa giminė yra pasilikę Šiauliuose ir visi pusbroliai, visi Šiauliuose. Ir toks labai pasijuto, pavyzdžiui, susitinki per šventes arba ten, pas tėvus grįžti. Tai kaip pas jūs ten sostiniai? Tai kaip jau ten toje sostiniai? Pavyzdžiui, net mano draugas, jis prarado labai daug savo draugų, dėl to, kad išvažiavo iš mažo miestelio į sostinę. Tai iš ko čia, kodėl taip būna žmonėm ir kodėl jie taip sako, čia kažkoks jų nepasitenkinimas kažkoks. Aha, ir aš iš karto noriu tada tau klausimą užduoti, kaip tu sakai, ką aš labai girdžiu ir kame tokio ir skaudulio yra, ne, prarado draugų, kur vien tik tais išvažiavau ir jau. Tai man visą laiką tokiose situacijose kyla klausimas, tai kiek iš tikrųjų tai buvo draugystė. Jeigu tik tais vietą gyvenamąją užtenka pakeisti ir mūsų draugystė nutrūksta, tai ir ačiū Dievui. Aš sakau, tai jūs padėkokit visatai ar kuriejo, ar bet kokiu jūs tikit medeliui, nesvarbu, sau padėkokit galų gale, kad reikėjo tik tais vieną žingsnį į šoną ir draugystė baigėsi. Nes vadinasi, tai ir taip nebuvo tikra. O kodėl žmonės taip sako, tai čia, jeigu taip truputėlį pasigilinsim, kada mes sakom, kad kažkas, nefaina, kai kažkur giliai arba savo neleidžiam, arba patys taip norim. Kodėl Klaipėdoje aš girdžiu, pas jūs ten sostiniai. Ir tie patys žmonės, kurie taip sako, žinok, važiuosiu ir aš jau penktadienį tos jūsų eglutės pažiūrėti. Tai čia truputėlį yra tas toksai, kad nesu ten, bet norėčiau būti, tas vadinamas pavydas, ne? Ir kitas dalykas, mes dažnai neigiam tai, ką patys savyje turim. Tai čia du tokie grand niuansai, o paskui jau ten, aišku, visokie sluoksniai, posluoksniai, įsitikinimai, vaikystės traumas ir dar kas nori, ne? Bet čia du tokius išskirčiau, kad norėčiau ten būti, bet nesu.
Ir aišku, gali būti niuansai tokie kaip labai lojalus, ne, ištikimas savo kraštui, o tu čia kaip išeivis, tu išdavikas ir panašiai. Bet čia sakau, čia jau truputėlį giliau ir čia jau eina apie įsitikinimus. O tai kaip, pavyzdžiui, turėtumėm reaguoti? Nu, kaip atreaguoti tam žmogui, kai gauna? Nereaguoti. O ką tu atsakyti? Žmogus turi teisę galvoti, ką jis nori. Ne? Taip. Nu, aš pasakiau, bet čia juk apie tave nieko nesako, čia kalba apie mane, čia kalba mano kažkoks galbūt pavydas, galbūt įsitikinimas, galbūt baimė, galbūt labai didelis pavydas tau būti ten, kur tu esi. Tai kaip tau reikėtų reaguoti į mano vidinius kažkokius konfliktus, nepasitenkinimus arba pasitenkinimus? Tai greičiausiai niekaip. Gali ir pasakyti, nu, pas mus ten gerai ir viskas. Tiesiog nesileisti. Čia, žinai, man labai patinka tas pasakymas, kad žmogus tave kviečia į kažkokį tai šokį, ne? Gali kviesti į pykčio šokį, ne? Nu, tai kaip ten pas jūs? Bet tu sprendi, ar tu eisi šokti to tango pykčio, ar tu eisi valso ramaus šokti. Tugi sprendi. Ir va čia vėlgi mes turėtumėm išmokti, suprasti, kad mes negalim pakeisti kito žmogaus ir net nesistengti to daryti, nes kas vyksta? Aš stengiuosi pakeisti tave, tavo buvimą kažkokį, tavo įsitikinimus, bet kankinuosi tai irgi aš, jeigu tu nesikeiti. Bet tavo gyvenimas yra tavo atsakomybė, mano gyvenimas yra mano atsakomybė. Net jeigu man nepriimtina, net jeigu tu esi mano sesuo, geriausia draugė, duktė ar kas tik nori, ne? Bet tu renkiesi savo patirtis. Tai kaip aš galiu reaguoti? Tiesiog sakyti, kad tavo gyvenimas, kai norėsi patarimo, ateik pas mane. Nes mes ką darom? Mes puolam patarinėti, pasakyti, kaip tau reikia gyventi, kaip nereikia gyventi, su kuo būti ir su kuo ne, kaip būti. Ir taip toliau ir panašiai. Ir mes čia, kaip pasakyti, yra tokia šeimos sistema vadinama. Ir apskritai gyvenimas susideda į sistemą, ne? Ir kai mes esame sistemoje, mes turim savo vietą. Nu, tai labai paprastai, jeigu yra automobilis, tai variklis turi savo vietą, o kažkokia tepalų tenais laikyklė, aš nežinau, ten tų savokų, ne? Bet turi savo vietą. Ir kas atsitiktų, jeigu koks nors ten, nežinau, benzino bakas, sugalvotų būti variklis. Nu, tai yra nesąmonė. Arba pradėti varikliui aiškinti, kad tu ne taip dirbi, žinai. Tai dabar grįžtant į žmonių kalbą, mes tada, kai pradedam žmogų mokinti, mes tarsi žinom, kaip jam reikia, atsistojam, reiškia, į Dievo poziciją ir aš dabar tau sureguliuosiu, sukursiu tavo gyvenimą. O pinigai, santykiai, sveikata, visi bonusai ir visos malonės ateina tik tada, kai mes veikiam iš savo vietos. Dabar žiūrėk, mūsų pavyzdys, ne? Kas atsitiktų, jeigu aš dabar pradėčiau tave kalbinti? Aš esu tavo viešnia, tu mane pakvietei pasikalbėti, bet visas vedeles perimčiau aš. Juk taip neturi būti, ne taip sistemoje šita veikia, vadinamas interviu, ne? Taip. Tai kažkas tais būtų, kristų, griūtų, netinkamai eitųsi, ne? Bet jeigu aš atėjau kaip viešnia, tai aš ir turiu užimti viešnios poziciją, o ne kažkokios tai, tarkim, klausinėtojos, vedėjos ar savininkės viso šito podcast'o, ne? Supranti, ką sakau? O tai gerai, tai pavyzdžiui, būna tokių žmonių, kurie sako, aš esu lyderis, ir man reikia, tarkim, tu dabar iš toj pozicijai, kaip, nežinau, savo ar susidėlioti mintis, ar mokėti pabūti savo vietoj, kad nebūtų taip, kad dabar tu ateini, žinai, aš dabar su savo klausimais, tu, žinai, man kompą uždarai, žinai, čia dabar. Bet čia truputėlį tu jau kalbė apie kitką, čia jau toks išdidumas arba noras pasirodyti, dėmesio noras ir panašiai, ne? Bet kaip išbūti savo vietoj, tai mes pirmiausia turim suprasti, tai kieno vietoje mes esame. Jeigu aš, pavyzdžiui, esu verslas, ne, ir aš esu verslo savininkė, ne, ir aš pasamdau tave, ne, kad tu būsi mano, pavyzdžiui, dešinė ranka. Ir jeigu tu pradėsi veikti taip, pradėsi pasakot, kaip mano verslui reikia, ir tu stosi, reiškia, į mano vietą arba aukščiau, į Dievo poziciją, tai tu jau ir nebūsi savo pozicijoje. Tai vadinasi, tu pirmiausiai, tam, kad išsiaiškintum, kokios vietos tu veiki, tu turi pamatyti, kurioje vietoje tu dabar esi. Kitaip sakant, jeigu mes kalbam apie, tarkim, samdomą darbuotoją, ne, aš ir pati labai ilgus metus dirbau
samdomam darbe, ne? Ir tikrai esi girdėjusi, mesgi, kai esam samdomam darbe, arba patys, arba iš kolegų girdim, kaip reikia dirbti direktoriui, kaip turėtų savininkas elgtis. Jeigu mes, pavyzdžiui, kažkokiai žemesnėje pozicijoje, kaip mūsų tiesioginis vadovas, o aišku, žinom ir kaip kolega kitos skyriaus, tarkime, einantis pareigas, ne? Tai va mes visą laiką esam kažkur. Ne visada, aišku, yra žmonių, kurie yra savo pozicijoje ir tai yra labai gražu, bet didžioji vis dėlto dauguma išeinam iš savo vietos. O kai išeinam iš savo vietos, mes patirim labai nemalonius tokius rezultatus, nemalonės pasiekmes. Ir tos pasiekmes yra paprastai susijęs su 3 dalykais. Mums nesiseka santykiuose, mums užsidaro pinigų srautai. Ir aišku, mes patirim sveikatos kažkokius negalavimus, susirgimus ir panašiai. Tai kitaip sakant, jeigu mes turim šitus dalykus, jau, ne, kažkas, tai jau yra kaip rodiklis, kaip indikatorius, kad mes kažkur tai kažkokiai sistemoje stovim ne savo vietoje. Geras. Gerai. Žinok, prieinam dabar tik prie pirmo klausimo. Okay. Tai grįžtant nuo pat pradžių. Tu ne visą laiką buvai coachingė, ne visą laiką su tuo dirbai. Ar tavo tas ir buvo, kad aš noriu dirbti savo, tai dabar einu coaching, čia dabar, žinai, būna tokių, kad... Dabar noriu būti verslininkė, tai ką čia padarius ir kur čia nuėjęs? Jo, pakaučinsiu aš dabar visas. Ne, aš iš tikrųjų neužaugau aplinkoj, kur ten vien verslininkai ir panašiai, nors mano tėtis visą gyvenimą dirbo savo, tai pavadinkim, ir tokia kaip verslo užuomazgas aš tikrai mačiau, bet kažkaip labai gal rimtai nepriėmiau, nes tai buvo solo verslas, arba jie su mama verslaudavo, arba tėtis vienas. Tai aš kažkaip taip tuo metu net negalvojau, nes mano nuo mažens svajonė buvo ir aš net nežinau, 4-5 metų pasisodinusi jaunesnį savo brolį, aš būdavau mokytoja. Ir ta linija mokytojos, jinai ėjo per visą mano gyvenimą. Aš 12 klasėje buvau sugalvojusi, ne 12, bet kai jau reikėjo rašyti, kur aš noriu stoti, aš žinau, kad aš noriu viena iš pozicijų būti mokytoja. Ir mano rusų kalbos mokytoja, kuri buvo tuo metu ir auklėtoja mano, jinai pasakė, tuo metu nejuokauk. Su tokiais pažymiais, su tokiu protu, mokytoja. Čia vėlgi buvo jos įsitikinimai, bet kadangi tai buvo labai toks svarbus asmuo mano gyvenime, aš supratau, kad okei, vadinasi ne man. Ir aš įstojau tuo metu, populiariausia mano kartos pozicija, tai buvo politologija. Tai buvo viena iš tų. Ir aš įstojau politologiją ir jau, nežinau, 1 mėnesį supratau, kad Toma ne savo valtį sėdi. Ką dabar daryti? Bet niekada neturėjau tokių sąlygų finansiškai, kad rinktis metu, tada kitais metais kažkur stosiu. Ne, aš supratau, kad aš turiu dabar pabaigti tą, ką aš jau gavau galimybę, bet kažkaip iš to turiu laviruotis. Ir tas laviravimas išėjo į tai, kad aš Vytauto didžiojo universitete buvo galimybė gretutinę specialybę pasirinkti. Ir aš vėlgi norėjau lietuvių kalbą pasirinkti ir vėlgi tą patį mokytojas, bet nebuvo. Ir tada man atrodė, kad o Dieve, kaip blogai, kaip čia vėl man nesiseka, šiai dienai aš džiaugiuosi, kad visata sudėliojo tokį planą, nes aš kaip gretutinę specialybę pasirinkau psichologiją. Okay. Ir tada dar nesupratau, kur mane visą tai atves, nes tos studijos buvo man įdomios, aš ten kaifavau. Tai vienu metu aš mokinausi 2 vietose, 2 egzaminus laikiau. Tai psichologija aš vadinti savęs negaliu, nes tai yra tik gretutinė specialybė, nes turi baigti bakalaurą ir magistrą norėdamas būti psichologu. Bet tai man buvo labai arti širdies. Bet aš vėlgi bėgau labai nuo savęs. Tada buvo aviacija mano gyvenime, aš pradirbau orlaivių palydovę. Šitas darbas be proto man tiko pagal mano būdą, nes viskas keičiasi, daug naujų žmonių, daug komunikacijos, daug dėrybos, daug tokio pamatymo savęs iš šono ir taip toliau ir panašiai. O paskui sekė darbas irgi ofise su žmonėmis, nes aš žinau, kad ką aš tikrai noriu daryti, tai dirbti su žmonėm. Negalėčiau užsidaryti ir dirbti viena su savim. Ir paskutinė mano darbovietė buvo finansų srityje, aš ten buvau skyriaus vadovė ir supratau, kad aš vis dėlto išduodu labai stipriai save.
Ir kai susikirto vertybiškai mano ir mano tiesioginio vadovo, direktoriaus įmonės vertybės, vertybiniai kažkokie principai, nes aš buvau tas žmogus, kuris sakė, mes turėtumėm vadovauti, aš turėčiau vadovauti savo skyriui per tą motyvavimą, per tą pagyrimą. Jo nuomonė buvo šiek tiek kitokia ir aš supratau, kad aš labai stipriai išduodu save. Ir va, tas vertybinis pagrindas, kai sujudėjo, aš išėjau iš samdomo darbo. Padariau pertrauką poros mėnesių ir tada pradėjau ieškoti, tai kurgi aš dabar galėčiau save realizuoti. Ir aš gavau tikrai labai daug pasiūlymų ateiti dirbti ir aš jų visų atsisakiau ir tada pradėjau save kvestionuoti, tai kame reikalas, Toma, kas yra? Ir aš tada supratau, kad aš jau nenoriu kažkam dirbti ir taikytis prie kažkieno vertybių, aš noriu vis dėlto išlaikyti savo vertybinį pagrindą ir vis dėlto vėl mintimis vis grįždavau prie tos mokytojos, prie to, kad aš noriu mokinti. Aš visą gyvenimą gaunu pagyrimus, kad aš moku išaiškinti dalykus sudėtingus, labai paprastais paversti, kad aš moku privesti žmogų, kad jam būtų aiškumas, supratimas ir taip toliau. Ir coachingas jisai jau ėjo, nežinau, nuo kelintų metų, aš ir į Bizą važiavau, į moterų stovyklą mokintis ir aš mačiau Leonorą, vieną iš savo mentorių, kaip pavyzdį ir aš tada savo atsakiau, čia buvo 18 metai, kad aš irgi taip noriu. Va taip bendruomenės, va taip, kur nusiima asmenybinės kaukės ir kur mes einam į gylį. Ir aš tada vėlgi žingsnis po žingsnio, taip atsirado ICF coachingas sertifikatas, tada aš mokinausi užsienietį dar, praėjau kitą sertifikavimą ir aš supratau, kad viskas, kuo aš domiuosi, tai yra psichologija, žmogus, jo elgesys, jo mąstymo šablonai ir taip toliau ir panašiai. Ir aš kai pasibaigiau tą coachingą, dar dirbdama beje samdomam darbe, ir kai aš supratau, kad aš atmetu visus labai patrauklius darbo pasiūlymus, aš supratau, kad o gal čia yra galimybė pabandyti daryti tai, ką aš iš tikrųjų noriu. Ir tik praėjus kažkuriam laikui aš supratau, kad aš vis tiek ir darau tą mokytojo darbą, nes aš mokinugi, perdavinėju žmonėms savo žinias. Tai kaip labai gražiai išsipildė mano vaikystės ta svajonė ir perduoti žinias, ir prisidėti prie gerbūvio, ir iš kitos pusės dirbti savo. Aš labai esu dėkinga likimui, kad viskas klostėsi taip, kaip klostėsi, nes galėčiau savo sakyti, o kodėl ne anksčiau, juk galėjau seniai tą daryti. Ne, žinau, kad negalėjau, nes visos patirtys, jos šitoj pozicijoje man labai dabar tarnaujasi. Aš pažįstu skirtingus žmonės, aš skirtingas patirtis kaip darbuotoja esu susirinkusi. Aš žinau, ką reiškia pradėti nuo žemiausio laiptelio ir pakilti iki aukščiausio praktiškai. Tai labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią patirtį. Tai netėjau aš į verslą, nes ką čia užsiimti, būsiu coacherė. Tai tiesiog ją iš manęs. Bet aš labai dažnai tą girdžiu, kad aš vaikystėje tau atsakydavau, taip norėdavau, ir pagaliau aš esu toj pozicijai. Aš save prisimenu, kad aš visą laiką sakydavau, kad būsiu manikiuristė. Visada darysiu nagus, man vaikystėje aš tai tikrai sakydavau, bet tuo pačiu aš visada kažką verslaudavau. Tai, kad ten auskarus gaminu, bandau kažkam parduoti. Tai, kadangi, mano tėvai turi, drabužių gamybos verslą, tai būdavo, vienu metu buvo Maksimui burbuliukai, tokie nemetaliniai, stikliniai, kur ten už kažkokią sumą perkant, gaudavo į tos rutuliukus. Ir aš tuo metu dar buvau vaikas, aš neatsimenu, kiek man tų metų buvo, ir mes, keisdavomės tais rutuliukais, ir kadangi aš jų turėjau daug, man mama pasiuvo tokių užrišamą maišelį, kad aš galėčiau susidėti. Tai ir ką, tai mano draugai pamatė, jam irgi visiems reikia tų maišelių, tai davai tos maišelius, Tai, pas mane visada, tas šalia, tas verslumas ir aš kai stojau, aš tada norėjau stoti į marketingą. Aš nesupratau, kas tas marketingas, aš nesupratau, kaip tai yra, kodėl tai, bet man tai atrodė labai labai įdomu. Ir aš tada, irgi ten ir su savo mama, ir su savo krikšto mama, kalbėjau, ir visi sako, tai tu turi tą tipo marketingą savy kažkur, kam tau čia eiti studijuoti. Ir 11 klasiai prieš 12 klasę mes su mama važiavom pas būrėją. Ir pas tą būrėją aš irgi sakau, noriu apie tą pakalbėti, į kokią kryptį man stoti. Ir tada man irgi pasakė, kad marketingas tau netinka, tau nereikia stoti marketingą.
ir aš neatsimenu, kur man sakė stoti, bet ar ten su verslumu irgi, kad žodžiu kažkur, bet žodžiu, kad marketingas ne tau, čia tau nereikia, žinai. Ir irgi man pasakė, kad tu kažkada būsi maniküristė. O aš jau tuo momentu galvoju, nu tikrai ne, čia nei čia man, nei aš čia noriu, čia kažkada vaikystėje pasapalio, žinai, ir viskas. Ir vienu momentu prieš pandemiją, man atrodo, bet kažkaip man tada užsisuko tos varikliukas, kad noriu daryti nagus. Ir aš tada davai mokslus, visą įrangą susipirkus. Ir aš tada gal kokį porą metų šalia studijų, šalia dar savo 3, žinai, veiklų, kai man visą laiką patinka darydavau nagus, bet aišku, po to supratau, kad vis tiek tai ne mano ir ir atsiradau vis tiek tą marketingą. Nu tai va, ir dažnai tokių yra istorijų, kad vaikystėje kažkur kažkas šmežavo ir po to tai išsipildė. Tai ar manai, kad mes visi nuo vaikystės kažkada žinom, kur mes turėtumėm atsidurti, bet mes turim vėliau einant tai išsiaiškinti ir pagauti save? Aš negalvoju, aš beveik esu įsitikinusi. Okay. Todėl, kad per daug žmonių yra atradę šitą, kad galvočiau, jog tai yra tiesiog sutapimas. Nu, per dažnas, per didelis procentas, kad tai būtų tiesiog sutapimas. O tai gal mes bandom pritempt? Nes mes vaikystėje darom tai, ką mes norim daryti. Natūraliai mes žaidžiam tuos žaidimus, kas eina iš mūsų. Jau mums gal ir sako, eik pažaisti su lelytėm. Bet jeigu mums mašinytės labiau, mes natūraliai vis tiek linksim ten. Bet kas atsitinka ir kaip ta pati savivertė irgi formuojasi. Mums pradeda kažkas kažką sakyti. Mes pradedam matyti šeimoje. Kaip tarkim apie vieną arba kitą profesiją netgi atsiliepia tėvai. Tarkim, mano sielos draugė, labai artima draugė, jinai, kai buvo maža, jinai norėjo būti policininkė. Bet girdėdavo savo tėvus, kalbant apie policininkus labai negražiai. Ką tada daro vaikas? Jisai tikrai nedarys nieko, kas nuliūdintų tėvus ir kas padarytų ryšį, atitoltintų jų ryšį, ne? Ir mes tada imam tuos visus įsitikinimus, visas tas kalbas į savo galvą ir kažkur netgi užspaudžiam. Ir, pavyzdžiui, yra žmonių, kurie net neatsimena, ką jie vaikystėje, tarkim, veikia ir nežinau, arba sako, aš va šito laikotarpio iš vis neatsimenu. Vadinasi, kažkas ten įvyko labai labai stipraus. Kažkokia emocija ir kažkoks tais įvykis ėjo, ne? Ir, kitaip sakant, įvyko trauma, ne? Nes mes įsivaizduojam, kad traumos tai turi ten, nežinau, degti namai arba ten vykti labai fizinis kažkoks stiprus smurtas. Ne, tiesiog jeigu eina įvykis su labai stipria emocija, ne? Tai gali būti ir blokas. Tai ir yra trauma. Ten gali vykti blokas, gali užsiblokuoti ir mes galim neatsiminti. O kad tai yra vaikystė, taip. Nes iš mūsų tas eina, ne? Tik tais, ką mes įsivaizduojam, kad mes, jeigu pasikapstysim savo vaikystėje, tai ten bus labai tikslus atsakymas. Žiūrėk, kaip aš ir sakau, aš tada mokytoja buvau, ne? Bet iš kitos pusės, tai kokie tie įgūdžiai? Tai aš norėjau mokinti, ne? Aš savo brolį pasisiunti, aš norėjau atiduoti kažkokias žinias, aš norėjau komunikuoti, aš norėjau, kad mane klausytų, reiškia, man buvo reikalingas dėmesys, aš norėjau, kad mane tarsi sektų, ne? Bet šitos visos savybės, jos pritaikomos ne tik mokytojai. Jos, jeigu tai pagalvojusios, labai daugelį sferų gali būti, ne? Ir tam pačiam marketinge. Aš galėčiau pritaikyti šitas savo savybės ir įgūdžius tam pačiam marketinge, grožio srityje, apie ką tu kalbėjai, ne? Iš kitos pusės, kaip tu sakai, galvojau, kad nagai. Taip, ir kartais, kai mes užaugam, mes pasimatuojam tą specialybę ir vis dėlto suprantam, kad tai yra tik malonus hobis, bet tai tikrai ne ta sfera ir ne ta sritis, ne ta pozicija, iš kurios aš uždirbsiu pinigus arba tą norėčiau daryti kasdieną. Ir labai gražus pavyzdys, tarkim, mano pačios vyras. Ane, jisai ten, nežinau, nuo mažiuko, ten nuo 10 metų remontuoja motociklus, tai yra jo aistra, jisai ten, nežinau, visą garažą jau turi, važinėja ir varžybose dalyvauja ir panašiai, ne? Ir kažkuriuo metu jam labai ilgą laiką, tarp kitko, atrodė, kad jisai norėtų turėti savo motociklų servisą. Ir kai jisai pabandė, jisai sakė, kad ne.
vis dėlto ne man. Man faina važiuoti, labai kaifuoju nuo to, kaip sau tvarkau, bet nenoriu tą daryti. Ir labai viskas okei. Nes kartais, kol mes nepabandom, mes, nesuprantam. Net ne kartais, labai dažnai. Nes vienas dalykas yra mūsų įsivaizdavimas ir mintis galvoje, kitas dalykas praktiškas pačiupinėjimas. Tai žodžiu, reikia bandyti dalykus, kas atrodo. Tik tais bandyti. Ir kitas dalykas, mano pašaukimas, pats pasakymas, jisai yra jau iš esmės klaidinantis. Nes jeigu vienas pašaukimas, tai vadinasi, tik vieną dalyką aš galiu daryti, ne? Jeigu aš galvočiau, kad aš noriu būti mokytoja, tai tik tais ta, kuri dėsto priešais klasę atsistojusi. Taip. Bet kiek ten yra interpretacijų ir pašaukimas nebūtinai vienas. Aš galiu turėti belie kiek pašaukimų, nes aš galiu būti gabi ir komunikacijoje, ir gražiai coachingą vesti, ir konsultuoti, ir galėčiau būti ir psichologė, galiu sudarinėti galbūt mokymus kažkokius, galbūt vesti kažkokią netgi laidą televizijoje. Ir čia vėlgi eina iš to pačio brandulio, o gali būti visai iš kito brandulio. Ir tai yra normalu. Paskutinis darbdavys, pas kurį aš dirbau, jisai turi, aš nežinau, kiek verslų. Bet tai nereiškia, kad jis viską vienas pats turi išmanyti. Taip. Čia jau vėlgi perėjimas į kitą mąstymo lygį. Nes mes, kai pradedam verslus, ypatingai solo verslai, taigi mes viską darom patys. Taip. Bet jeigu mes suprasim, kad yra žmonių, kurie gerai arba netgi dar geriau daro dalykus negu mes, va tada jau pasikeičia žaidimo taisyklės ir tada įsiveda ne tik vienas pašaukimas, o gali būti ir kiti dalykai. Tai iš esmės, jeigu yra žmonių, nes tikrai yra daug žmonių, kurie nori kažką daryti, jaučiasi ne savo vietoje, bet nežino, ką norėtų daryti. Tai iš esmės turėtų kapstytis į savo vaikystę. Taip, tai jeigu taip labai tokį, nežinau, sakysim, čeklistą sudaryti, pirmiausia pasižiūrėčiau taip, ką aš toj vaikystėje su dideliu malonumu darydavau, kur mano laikas pabėgdavo, aš, kaip sakau, pasisodindavau brolį ir būdavau mokyti. Viena bernelė pasižiūrėta, Tada visą laiką savo klientėm rekomenduoju pasižiūrėti, nuo ko jūs negalite atsispirti. Kokios laidos negalit nepažiūrėti, kokios knygos negalėtumėt nepaskaityti. Kokio podcast'o jokiais būdais nepraleistumėt. Ir va ten jau atsiranda informacija, nes pamatysi atsikartojimus. Tarkim, aš einu žiūrėti filmus ten, ar skaitau knygas, ar tuos pačius podcastus, kurie iš esmės, jeigu net ir temos skiriasi, aš vis tiek žiūriu per vieną ar tą pačią prizmę, kaip žmogus mąsto, kaip jisai elgiasi ir dėl ko jisai taip daro, kaip daro. Vienas dalykas. Kitas, tarkim, kaip mano vyras, jisai nepraleis žurnalo, nepraleis laidos, jeigu ten kalba eina apie investavimą. Ir aš vis jo klausdavau, dar kažkaip sakydavau, tai kaip tu tenais nuolat prie kompiuterio investuoji? Sako, bet čia žinok, kaip tu su savo psichologija. Ir aš tada supratau, kad taip, mes įkrentam ir paleidžiam laikui bėgti ir va čia irgi labai svarbus indikatorius, kame ištirpsta mūsų laikas. Ką veikiant, Vienas keistuoja, aš ten apie šitą ir šitą dalyką galėčiau pasakot valandas, Ir vat mes jau tada pradedam dėlioti dėlionę, iš kurios mes galim pradėti matyti tam tikrus dalykus. Man reiškia svarbu komunikacija, man svarbu, kad aš nebūčiau viena užsidarius ofise, o būčiau kažkur tarp žmonių, mane tai pripildo, arba atvirkščiai mane tai išsiurbia. Mano vaikystėje buvo tokie ir tokie dalykai, pro tokias knygas aš nepraeinu ir visas šitas dalykas labai sudėlioja gražią dėlionę. Ir dar kokį aš mėgstu labai klausimą, kurį apskritai visi kaučeriai arba dauguma kaučerių, negaliu suabsoliutinti, bet dauguma kaučerių paklaus, kalbant apie savirealizaciją. Tai jeigu visos absoliučiai pasaulio profesijos būtų įkainojamos viena tavo norima suma, ar tu marketingų užsiimi, ar coachingu, ir mano norima suma, nežinau, 100 000 per mėnesį, ir tu, ir aš tą patį gaunu, tai ką aš dirbčiau? Bet ką aš tada daryčiau? Arba ką aš daryčiau, jei neliktų apskritai pinigų. Visi dirba kas ką nori, o ką tu darytum? Nelieka pinigų. Nes visko užtenka, visi visko turi, bet tu kažkaip nori save realizuoti. Tai kas būtų? Ir tokie klausimai, jie irgi atveda iki tam tikrų atsakymų. Ir faktas,
nuolatinis gilinimas į save. Juk mes negimėm žinodami, tikslieji mokslai ar humanitariniai man labiau tinka ir patinka ir aš ten labiau nardau, ne? Bet mes, kaip pradedam spręsti matematinius uždavinius, pradedam rašyti rašinėlius, man humanitariai rašinėliai, aišku, visą laiką bus pirmoje vietoje, negu sprendimai kažkokių tai lygčių ar fizikos ten, nežinau, uždavinių, ne? Tai va tas vėlgi, per tai mes pažįstam, tik per darymą, tik per bandymus mes pažįstam save. Ir kas vienam, pavyzdžiui, savaime suprantama, kitam visai net ne mano ir ne apie mane, ne? Tarkim, mano pačios uošvis. Jokiais būdais žmogus nenorėtų dirbti su didelė mase žmonių. Vienas pats, jisai turi savo taisyklės. Ar tai yra blogai? Ne. Svarbiausia, kad tu žinai, jog tai yra apie tave ir tavo. O šiaip čia irgi su tais, ar su žmonėm, ar be žmonių, bet, pavyzdžiui, man yra, aš labai keistai šitoje vietoje jaučiuosi, nes mėnesio pradžioj, pavyzdžiui, aš turiu labai daug susitikimų su klientais. Tai reiškia, kad aš kiekvieną dieną turiu ten, nors ir online, bet po 3-4 susitikimus ir mane žiauriai išvargina tos dienos. Ir aš tada taip laukiu tos savaitės, kai aš jau viskas, man pasibaigė visi skambučiai, aš dabar tiesiog sėsiu. Ir dabar viską reikia man, žinai, išsikuopti, ką čia apkalbėjom ir panašiai. Ir man tada toks gaunas, kaip ir man labai faina būti tarp žmonių, bet mane tai labai išvargino. Tai čia, žinai, yra žmonės ekstravertai, yra žmonės intravertai ir yra ambivertai, kurie, pavyzdžiui, aš visą laiką sakydavau, kad aš esu ekstravertė, bet aš supratau, kad aš esu visiškai ambivertė, todėl kad aš labai pasikraunu žmonėse, bet aš kartu ir labai išsikraunu žmonėse. Ir va čia reikia vėlgi suprasti, kad, dozuoti. Ar tikrai visus susitikimus aš turiu eiti, o gal šitoj vietoj pasėdėti namuose ir tiesiog pabūti savo su savim vienai, be vyrų, be vaikų, be ko jūs ten su kuo ten begyvenate, ne? Skirti laiko savo atsistatymui, nes normalu. Žiūrėk, yra toks energijos dėsnis, ne? Mes dabar šnekam, mes dalinamės energiją. Ir dabar tu įsivaizduok, tu eini ir tu tik atidavinėji. Tai, tu ištuštėjai, tu tampi ištuštėjęs indas, tu turi pasikrauti. Tai kaip mes pasikraunam, būdami vieni, būdami tyloj, būdami gamtoj, darydami tai, kas mums patinka, galbūt gulėdami vonoj, galbūt nieko nedarydami. Nesvarbu, kiekvienam yra savo, ne? Nes jeigu mes tik eisim, bet koks ekstravertas, jis vis tiek jisai pavargs nuo žmonių. Tai va šitoje vietoje, ką tu darai, tu labai didelę dozę duodi mėnesio pradžiai, o vėlgi, nežinau, ar galiu patarti. Ar galiu patarti? Taip. Pasižiūrėti, pabandyti kitą modelį pasimodeliuoti. O gal su vienu pašnekėjau, iškart išsikaupiau, kaip tu sakai, išsikaupiau, va ten visus tuos reikalus susidėliaujau. Ir gal nedėti vien. Aš nežinau, kaip tau tinka, ne? Bet jeigu tu jauti, kad be proto išvargina tave, vadinasi, šitas modelis tau ne 100%. Tai kodėl kankintis? Kodėl reikia kankintis? Pabandyti kažką įdėti pradžioje, kažką įdėti jau gale, nes tu mėnesį jo neplanuoji. Tai galiu ir mėnesio pabaigoje su kažkuo mėnesį. Supranti? Ir čia, kaip aš sakau, kad žiūrėkit, kaip jums yra gerai, kaip tau yra gerai. Nes tas, kas tinka man, gali tau absoliučiai net ne tai, kad netikti, bet kenkti, ne? Ir dėl to žmonės prisiskaito 5 valandos klubas knygų, keliasi 5 valandą, antinkščiai sako, arrivederci, ne? Streso lygis didžiausias, nes jis, pavyzdžiui, ne jo organizmui yra keltis 5 valandą. Ir ką jis daro, jis įsivelina. Ir tada energijos ne tai, kad pasikrauna, jisai tarsi turėtų, nes gengsti atsikeliau, tai visą dieną faina, bet jo energijos lygis eina žemyn, šunijo nuo degos. Tai vėlgi labai reikia tikrinti save. Ir vėlgi, čia dedu žvaigždutę ir labai noriu pasakyti, kad kai aš sakau, darykit kaip jums reikia, arba taip kaip jūs norit, tai nereiškia, kad paleiskit vadelis ir dabar tinginiaukit ir nieko neveikit. Ne, niekada neturiu to minty. Visada sakau, darykit pagal save. Vat vėlgi, aš, pavyzdžiui, ilgą laiką irgi laikiausi, kaip reikia socialiniuose tinkluose komunikuoti, kaip reikia fotografuoti fotosesiją ir dėti tenais tam tikrą tinklelį.
Ir aš kai supratau, kiekvieną kartą aš jau jausdama kažkaip, ne iki galo aš, ne? O pati kalbu apie tai, kad būti savimi. Taip. Bet vėlgi, atsiduodi profesionalams, prisiklausai kažkokių taisyklių. Bet vėlgi, ilgai bandžiau ir suprantu, kad ne mano. Negaliu aš eiti prieš plauką, kaip sakant. Negaliu aš eiti prieš save. Ir pagalvojau, ir nusispjausiu. Ir pabandysiu daryti taip, kaip man atrodo. Kažkokias taisyklės, kažkokius rėmus turėdama, bet jau eidama iš širdies, eidama taip, kaip man eina iš vidaus, ne? Tu neįsivaizduoji, vien tas įgarsinimas ir vien tas pripažinimas jisai be proto išlaisvina. Tai va, tau su sistema ir su bet kokia sistema mes turim bandyti. Okay, geras. O šiaip, kuo skiriasi psichologija ir coachingas, nes va čia irgi, kadangi labai daug tų coacherių dabar yra, visi coachina, tai toks kaip ir... Ir aš labai džiaugiuosi, kad tu klausi šitą klausimą, nes aš irgi matau tą erdvę, ir juo labiau, kad čia yra mano sritis, kurioje aš dirbu ir atstovauju, coacherius. Ir aš matau, kaip psichologai sako, kaip coacheriai nieko neišmanantys ir kaip jie gali konsultuoti. Ir čia neįsigalvoju, aš neseniai žiūrėjau 3 psichologų podcastą, ir kaip mes taip drįstame, ne? Kita pusė sako, tai kad ir ten jūs psichologai, tai dar nieko nereiškia, ne? Tai aš noriu pasakyti savo nuomonę, jinai yra visiškai asmeniška ir nenorinti nieko nei žeisti, nei apkaltinti jokiais būdais, bet aš pasakysiu taip, kaip yra visokių odontologų, visokių automobilių tvarkytojų, visokių marketingistų, taip yra ir visokių coacherių. Ir aš džiaugiuosi tais, kurie, sakykime, atlieka darbą pagal tai, kaip reikalauja etiketo taisyklės, kaip jie nesivaizduoja esantys psichologais, kai jie nedaro ne savo darbą. Kitaip sakant, mes apie ką ir kalbėjom, kaip jie yra savo vietoje. Aš irgi stengiuosi būti savo vietoje, nesakau, kad 100% pavyksta. Tikriausiai niekam nepavyksta 100%, o gal aš nežinau. Bet kai mes esam savo vietoje, tai viskas yra tvarkoje. Bet lygiai taip pačiai žinau atveju, kaip psichologai lygiai tą patį daro darbą ir kuo puikiausiai padaro, bet lygiai taip pačiau žinau istorijų, tarkim, viena mano klientė atėjusi pas mane, mes su ilgą bendradarbiavimą turėjom ir jinai sako man, kai aš jau į terapiją, man pasakė psichologas, ar tu gali būti tiesiog aukso viduriukas? Sakau, tau taip ir pasakė. Taip, nėra čia ko išsišokti. Ir tu įsivaizduok dabar man, su mano ugnim, dabar pasakytų, ar tu gali būti aukso viduriukas, o dar geriau, jeigu būtum pilka pelytė. Ašgi nuvyščiau. Bet, pasakė psichologas, tai aš tai kas? Aš tik žmogus, mirtingasis. Ir tada einam ir klausom, ir tada prisigaunam tokių dalykų ir einam tada kažkur kitur, kur mums pasakys, kad būk tu kaip nori būti. Tai coacheriai, ne coacheriai, psichologai, ne psichologai, visur visokių yra ir aš tikrai labai gerbiu psichologus ir labai gerbiu savo kolegas coacherius, nes aš esu tas miksas, nes aš konsultuoju ir su psichologijos prieskoniu, kaip aš mėgstu sakyti, ne? O skirtumas tarp coachingo ir psichologijos yra labai paprastas. Coachingas, ir psichologija ir coachingas eina per klausimus, ne? Tu žmogui užduodi klausimus ir jisai ieško savyje atsakymus. Taip. Geras psichologas, jisai paaiškins terminus, jisai paaiškins mechanizmus, kodėl taip, o ne naip, nes jisai turi bagažą ir žinias. Lygiai taip pačiai ir coacheris, jisai paaiškins tam tikras frazes, paaiškins, kodėl taip ar naip, ne? Bet psichologas, jisai daugiau žiūrės į praeitį, ne? Kas ten įvyko, kas tavo vaikystėje, kur buvo traumos, koks buvo ryšys su tėvais, koks prieraišumo buvo tipas ir taip toliau ir panašiai. Kai tuo tarpu coacheris, jisai to nekvalifikuotas netgi tokius klausimus uždavinėti, ne? Tai jisai ima žmogų su dabartinė jo patirtim ir sako, žiūrėk, kupriniai tu kažko ten iš vaikystės prisidėjęs, mes ten nelysim, nes mes negalim ten lysti, aš neturiu tam kompetencijų ir žinių, ne? Net jeigu ir turiu žinių, aš neturiu teisės tavęs psichologiškai konsultuoti, ne? Ir aš tada žiūriu su ta kuprinė, ką tu šiai dienai gali padaryti, kad rytoj būtų geriau.
Iš esmės ir psichologas žiūri, ką tu gali padaryti šiai dienai, kad būtų geriau. Bet jis pakrapštys ir ten, ir tą kuprinę. Sakys, ką tu ten įsidėjai. Iš kur tu šitą įsitikinimą atsineši. Ai, tai čia girdėjai, kai tėvelis mamytai taip sakė. Ai, tai policininkai blogi, nes tu girdėjai, kad tėvai taip kalbėjo, ne? Ai, tai tau mokykloje mokytoja kažkokia uždėjo, kad nebūk mokytoja, ne? Nes čia nepragyvensi. Ir taip toliau ir panašiai, ne? O coacheris jis sako, okei, Gabija, yra kaip yra, ką galim padaryti. Ir per klausimus, per tam tikrus įrankius mes žiūrim, kaip pagerinti situaciją ateities. O tai kaip žmogui pasirinkti, jam siūlytum ir čia pabandyti ir su tokiais žmonėm? Vėlgi žiūrint, kokia užklausa. Jeigu aš, pavyzdžiui, sakau, kad aš nežinau, kokie mano tikslai ir ką aš čia 25 metam noriu užsibrėžti, ne? Tai jau čia bus coacherio darbas. Tai ko tu nori, kaip tu nori, dėl ko tu nori ir taip toliau, ne? Tikslai, labai viskas paprasta. Arba aš nežinau, kaip man pasireklamuoti save socialiniuose tinkluose, ne? Coacherio darbas. Bet jeigu jau tu matai, kad ten kažkokios traumos, kažkokie tais sudėtingesni dalykai, tai faktas, aš esu nusiuntus ir pas psichologę savo klientės. Net negaliu sakyti klientės, nes nepradėjau su jomis darbo, bet jos atėjo pas mane, ne? Ir aš sakiau, negaliu aš padėti, tikrai nefantazuosiu ir netraumuosiu dar labiau žmogaus, ne? Tai iš esmės, žodžiu, bet žmogui apskritai gilintis į save, ar tai mentorystė, ar tai būtų coacheris, ar tai kad nepakenks, tai faktas, gilinimas į save. Specialistas aš nekalbu, bet gilinimas į save, nors taip ir sudėtinga, ir sunku, ir panašiai. Bet čia, žinai, Gabija, aš perskaičiau, viena bičiulė rašo. Žinot, aš seniau skaičiau psichologinės ten knygas ar marketingo ir taip man sunku buvo, o dabar skaitau romaną ir pagaliau aš perskaičiau knygą. Tai aš perskaičiau šitą pasakymą ir aš tada galvoju, okei, sutinku, bet čia tas pats, kas sakyti, aš įstojau universitetą ir eiti į univerą į paskaitas, blemba sunku, net beveik neišbūnu, bet pastudentaut klube, tai ten fainai, iki ryto išbūnu ir dar noriu pratęsimo. Supranti? Taip. Tai faktas, kad yra sudėtingiau, faktas, kad reikia daugiau pajėgumų pajungti, čia reikalingi resursai, čia reikalinga energija. Bet mes kalbam apie skirtingus dalykus. Ir nesakau, kad gilinimasis į save, jisai yra tik sunkus ir sudėtingas. Ne, aš visą laiką sakau, aš esu tinginys ir man svarbiausia, kad būtų lengva, ne? Tai ir klientės, kai ateina pas mane, mes stengiamės daryti taip, kad kuo lengviau ir kuo su daugiau malonumo. Nes sunkumų mums ir kasdienoj pakanka. Bet aišku, ne visada irgi yra tik tais šokio aikštelė ir malonumas. Visaip. Tai balansuojam, žinai. O tai kaip tada pasirinkti, nes čia vienas dalykas, kokį specialistą pasirinkti ir kitas, kai tu pasirinkinėjai žmogų, su kuriuo tu atsiversi, kuriam pasakosies ir panašiai. Kaip manai, reiktų atsirinkti tą savo žmogų, su kuriuo tu eisi į tą gylį? Žiūrėk. Dabar, kai aš tavęs paklausiau, tai kodėl tu, Gabija, pasirinkai mane pakviesti į pokalbį, ne? Ir tau, tu sakai, taigi viskas aišku, ne? Tai kai ateina tas momentas, kad mums aišku, jog šitam žmogui aš galiu, prieš jį galiu išsirengti nuogai, ne, dvasiškai ar net ir fiziškai, mumsgi yra aišku. Mes pajaučiam. Ir čia gali sudarinėti čeklistus, čia gali apibūdinimus. Vienam neina ir viskas, o kitas sako, čia mano žmogus. Tai iš esmės bandymo būdu, bandyti kalbėtis ir tada žiūrėti. Bet aš tik noriu pabrėžti, kad šitoj vietoje žmogus turi būti pasidaręs namų darbus, pratikrinęs, ar tai yra sertifikuotas specialistas, kokius mokslus jisai baigęs. Bet mes apie tai nešnekam. Jeigu mes kalbam tik tais, kuriam žmogui aš atsiversiu, tai tik tai pajautimas, aišku. Nes tu matysi, ar tave kabina, ar tau norisi su juo kalbėti. Nes būna žmonių, atrodo, kaip mes ir tarpusavėje, ne, su draugiam galim šnekėti. Blemba, ir mokslus baigus, ir ten diplomų milijonus, ir ten kiek žmonių prakonsultavo, ir visiems, man netinka. O kas netinka, kažko nėra, ne? Tai to kažko reikia surasti. Ok.
kalbėjom apie tai, kad tu nesada buvai coachingė ir tu išėjai iš darbo ir tam, dar turėjai šiokią tokią pauzę. Čia irgi būna tas momentas sudėtingas moterim, nes jos bijo išeiti, bijo pakeisti kryptį. Ar tau nebuvo baisu, kad, dabar tavo, nes kitiem būna... Aišku, kad buvo. Kad stabilumą čia prarasi. Aišku, kad buvo. O Dieve, man ne tik buvo baisu ir kad stabilumą man, žinai, kas dar buvo baisu. Kas? Kad aš dabar bandau, tai reiškia, aš pradedu nuo nulio, tai dar mane vyras turės ir išlaikyti. Mane, savarankišką žmogų. Kai aš visą gyvenimą užsidirbus pinigus, aš dirbu, aš jau 12 klasėje važiavau į Prancūziją, 4 vaikus prižiūrėjau, kaip auklė buvau. Aš jau nuo tada pinigus darausi savo gyvenime. Ir tu įsivaizduoji, kaip man buvo sunku peržengti per tai, kad man vyras duos pinigų, nežinau, ant kosmetikos, nesidažysiu geriau. Geriau nesidažysiu, bet neprašysiu. Ir čia buvo tas, vėlgi buvimas ne savo vietoj ir tiesiog neleidimas partneriui, manom, galų gale pasirūpinti. O tai kaip tu su to tada kovoji? Nekovojau. Nekovojai? Iš vis su nieko gyvenimą kovoti nereikia. Tiesiog leisti savo išbūti. Tame, kad dabar toks etapas. Ir pradėti žiūrėti iš kitos perspektyvos. Kiek aš esu apdovanota ir kokia aš esu dėkinga ir laiminga, kad aš turiu šitą galimybę, kad mane kažkas tais, kol aš bandysiu, ne tik, kad palaikys morališkai, bet dar ir finansais padės. Kitaip dar padės. Supranti? Nes čia vėlgi įsitikinimas. Taip. Ir vėlgi kažkokios baimės, traumos ir panašiai, žinai. Ir pradžiai, o Dieve, kaip man buvo sunku. Ir aš turėjau draugę, kuri irgi, nežinau, ten po pusės metų, man atrodo, irgi lygiai taip pačiai pasielgė iš finansų direktorės, išėjo, jinai bus interjero dizainerė. Įsivaizduoju, 360 pakeis. Ir mes su ja daug kalbėdavom ir jinai sakė, Tomas sako, šakės, kaip man yra sunku, nes aš buvau, žinai, neatrodo, matai, net mano kūno kalba stipri savarankiška moteris. Bet tu neįsivaizduoji, kaip aš paskui pradėjau kaifuoti, kad kaip fainai, kaip manim rūpinasi, aš galiu būti ir silpna pasirodo. Buvo beproto daug baimių. Bet tik tais savim tikėjimo tokio ir tokio gal atsakymo savo į tą klausimą, tai ką aš prarasiu ir kiek man kainuos nepabandyti. Nepabandyti, o nepabandyti. Taip. Nes visą gyvenimą gėjo kažkur pasąmonės lygmenį, kad ne tą dirbu, ne to noriu daryti. Ir jeigu dabar yra puikios aplinkybės, puikus kontekstai ir palaikantis dar žmogus šalia ir aš to nepabandysiu, tai vadinasi, aš paimu ir parodau Dievui špygą. Tu man siunti galimybės, o aš tau rodau špygą. Tai tada Toma daugiau nebesiskūs. Nes norėjai, prašai, gavai ir neimi. Ne? Tai aš supratau, kad kiek man kainuos nepaimti, o tai kainuos savęs kaltinimą, savęs drožimą ir taip toliau ir panašiai. Ir pagalvojau, okei, pabandysiu, duodu savo metus laiko. Į samdomą darbą aš vietą, kada galiu grįžti. Taip. Ir pabandžiau ir nebenoriu niekur grįžti, man taip čia gerai, aš taip džiaugiuosi. Ir aš labai, žinok, dažnai, tikrai labai ypatingai dažnai vyrui savo padėkoju, kad ačiū tau, kad tu manim tikėjai ir kad tai palaikiai. Ir aš kaip tas ežiukas, žinai, su spygliais kartais sakydavau, nesąmonė, kad tu čia man finansus duodi, ne? Ir aš jam dabar esu beproto dėkinga, kad jisai leido išbūti su savo tom emocijom, priimti save kitokią, pamatyti save iš kitos perspektyvos. Ir aš manau, kad daugelis eina per tą patį. Tai iš esmės reikia labai save pajaust, suprast, kas dedasi. Labai sudėtingai šneki, Gabija, pajaust, suprast, būti savo geriausia draugė. Jeigu mano geriausia draugė eitų per šitą visą etapą, per šitą visą procesą, ką aš jai sakyčiau? Šaunuolė, dar nepasiduok, tu gali. Tai su savim lygiai taip pačiai reikia kalbėti. Su savim taip gerai. Viskas, čia nereikia. Bet aš sakau, aš todėl ir norėjau su tavim pasikalbėti. Nes mes ten būk atjauti, ten sukryžiuok delniukus, atsisuk į šiaurę, kiam 3 laipsnių nedaugiau kampu ir padėkok Dievui. Ne. Tiesiog, kaip savo geriausiai draugiai, nes mes ir esam savo geriausias draugės. Bet tada ir prasideda ir savivertės visi auginimai ir visa kita. Kai mes savim patikim, savo pasakom žodžius, blemba sunku, bet pavarysiu.
Nu, nes taip yra. Aha, šiaip geras, labai, čia man reikia šitą prisiminti, įsirašyti savo, vis pagalvoti, nes dažnai tokių būna, čia, žinai, pradedu galvoti, pergalvoju, žinai, o net nepagalvoju, kad iš tikrųjų, ką aš savo geriausiai draugiai tokia. Visiškai. O jeigu moteris turi vaikų, tai aš paklausiu, o tai vaiką irgi tu taip spardytum, kaip save spardė, ne? Taip. Nes žiūrėk, man labai patinka tas pavyzdys, kai automobilyje baigėsi benzinas, ne? Arba kitaip sakant, mumise baigėsi energija, mumise baigėsi noras, mumise baigėsi motivacija, bet kas mumise baigėsi, ne? Tai mesgi automobilio išlipę nespardom, tu sabaka, baigėsi, tai kaip dabar važiuoti, blecha, mucha, ne? O save, neturime energijos, o dar jei moteriški visi periodai dar kažkas, dar vyras vėlai grįžo ir čia neišsimiego, nu, čia aš nebekaltinimo, bet suprinta, ne? Ką mes darom? Taigi mes pradedam ant savęs važiuoti, pradedam ant savęs varyti. Kaip tai aš leisiu savo sekmanį visą dieną lovai būti ir žiūrėti, nežinau, vienas namuose priešais eglutės jau nesąmonė. Čia tik tinginės taip gali, bet jeigu draugė tą darytų, arba vaikas, tai tu tik lepinkis, gal tau sultinio gali iš vis į namus maistą užsisakyti, tu tik išbūka, ne? Bet save tai, oi, vaikeli. Ir aš nekalbu tik apie moteris, nors aš apie moteris daugiausiai šneku, bet ir vyrai. Aš, pavyzdžiui, savo vyrą labai dažnai stabdau. Relax. Nes jeigu nedirba savo darbę, tai jisai važiuoja, pavyzdžiui, į Klaipėdą, tai jisai garažą statys, ten lentelės kals, ten, nežinau, spintelės sukinė. O tu gali, sakau, tiesiog pabūti ir pailsėti. Ne? Nu, tarsi mes vieni iš kitų leidimo tarsi turim gauti, ne? Bet patys savo turim tą leidimą duoti. Nes jeigu mašinai baigėsi benzinas, ką mes darom, nu, kažkokiais būdais pripilam benzino ir su padėka važiuojam toliau. Tai mes savo irgi turim tą benzino pripilti, o jis kartais prisipila tiesiog nieko nedarant. Geras, šitas labai geras palyginimas. Šiaip tu visada, man atrodo, žinai, eini su šypsena, tokia pozityvi, visa, nu, tokia, atrodo, nežinau, kai tu eini į kambarį, nu, tas daug atrodo, nu, ir man tas pasitikėjimas, atrodo, kad tu labai savim pasitikė ir man labai ta žavi. Bet aš logiškai suprantu, kad pas tave, nu, taip ne visada būna. Jo, ir čia du dalykai iš karto, nors tu klausimą neuždavi, bet aš iš karto noriu pagražinti. Vienas dalykas. Nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris būtų visą laiką teigiamas, pozityvus ir ten, nežinau, žiedlapiais ir vaivorykštėm apsikarstęs, ne? Lygiai taip pačiai ir aš. Antras dalykas, tas žmogus, kurio yra daug ir kuris žvaigždė, pavadinkim kambarį, tai nėra lygybės ženklas pasitikėjimui. Dažnai yra atvirkščiai. Žmogus taip kompensuoja save. Ir aš nesakau, kad apie mane tai yra, bet kartais ir apie mane. Nes tas tylus žmogus, kuris išlaukia savo momento ir pasako tik tada, kada jisai nori pasakyti, mes jį laikom silpnu, nes jo tarsi nėra, jo yra mažai. Bet tai yra dažniausiai labiausiai savim pasitikintis ir labiausiai save vertinantis žmogus. O mano pozityvas, aš nuo vaikystės girdėdavau iš savo mamos, kad sako, tu kažkoks tiesiog linksmas kauburėlis. Ir aš atsimenu, kai aš išvažiavau į Prancūziją, tai 11 klasė, tai man kiek 17 metų, ne? Visą vasarą manęs nebuvo. Ir aš kaip dabar atsimenu, mane pasitinka tėvai ir brolis. Ir mama sako, pagaliau namai ir vėl bus pilni. Nes aš dainuodavau, aš sugalvodavau, aš tiesiog tokia, nu, buvau. Bet buvo momentas, kur aš buvau labai didelė gnybė, labai buvau protinga, tiksliau neprotinga, bet pati protingiausia. Nes buvau labai nelaiminga. Ir va tas toksai parodymas, kad žiūrėkit į mane, aš viską galiu, jisai buvo iš tikrųjų kompensatorika. Kompensavau tą nepasitikėjimą ir savęs nuvertinimą labai stipriai. Buvau nelaiminga. Bet gyvenimas atsiuntė man ir tokį, kaip čia pasakyti, ir išbandymą, ir didžiausią laimę ištikusią man, tai diagnozė vėžys. Ir kai aš ją išgirdau, aš va taip va, per vieną sekundę supratau, Toma, gyveni ne savo gyvenimą, ne savo vietoje esi.
Nes ėjau į darbą su nepasitenkinimu, darbas man nepatiko, kiekvieną dieną grįždavau be energijos, vyras dažnai komandiruotėse, aš viena, apgaudinėjau pati save, kad nieko čia tokio, nors iš tikrųjų tokio, aš viena esu, santykiuose esu, apsiženinus, atsiprašant ir viena, bet taip spaudžiau savo tuos jausmus, neleidau reikšti savo emocijų ir tada ištiko diagnozė ir aš supratau, kad ne. Aš per 1 sekundę, Gabija, viską supratau. Viską, kad aš ne savo gyvenimą gyvenu, kad aš daugiau taip nenoriu, kad aš išeisiu iš darbo, kad dabar reikšiu savo emocijas ir jausmus. Aš labai taip supratau. Ir tada aš supratau, kad aš visada turiu pasirinkimą, kaip būti. Ar būti ta, kuri kaip ugnis degina ir uždega kitą, ar ta kaip ugnis, kuris sudegina kitą ir jo nebelieka. Nes ir taip aš moku. Aš galiu sudeginti žmogų, nes mano komunikacija yra ne tik tai mano privalumus, tai yra mano didžiausias prakeikimas, nes aš savo liežuviu galiu žmogų sumušti. Ir čia nesikiriant. Čia kiekvienas iš mūsų paimsi talentą, jisai talento kita medalio pusė yra, ir panašiai. Tai tavo tas pasakymas, kad pasitikėjimas yra tik tais tada, kai yra didelis žmogus ir jo daug, tai jis nėra teisingas. Kartais taip, bet labai dažnai ir ne. Dėl to aš pati labai, kadangi kalbu apie savivertę ir pasitikėjimą, tai nereiškia, kad jisai yra 100%. Ir apskritai pasitikėjimas ir savivertė nėra taškas, kurį pasiekus mes jau pasiekiau. Tai yra nuolatinis procesas. Kodėl? Todėl, kad keičiasi aplinkybės, keičiasi žmonės, keičiasi kontekstai, keičiasi nuotaikos, keičiasi energijos lygis, daug naujų dalykų. Nes vienaip mes būsim, tarkim, šaltoj žiemoj, kitaip mes būsim karštam balį. Ir tas vertinimas tada savęs vėl jau kitoks. Kai viskas tamsu, nefaina, šlykštų, pilka, tai ir aš jau toks jaučiuosi. O išvažiuoju į saulę, nei problemos, nieko čia nėra. Supranti? Bet iš esmės, tai mes kiekvienas turim pasirinkimą būti tokiais, kaip norim būti, jaustis taip, kaip norim jaustis. Tai ir mes, 100%. Ir mes turėtumėm iš esmės visada savo leisti būti taip, kaip mes norim būti. Taip. Ekologiškai, tik pridėsiu. O ką reiškia ekologiškai? Kol mes nekenkim kitam žmogui. Nes jeigu aš sau leisiu būti taip, kaip aš noriu, guliu ir siuntinėju visus ant 3 raidžių, tai čia jau yra neekologiška. Bet jeigu aš guliu ir galvoju, bet nieko nesakau, tai aišku irgi nėra ekologiška, bet aš mintimis aišku kenkiu, nes tai irgi einanti energija. Aš aišku šaržuoju ir per humorą einu. Bet leisti sau būti visokiam, tai reiškia priimti save visokį. O kas yra priimti ir leisti savo būti visoje? Tai reiškia, kad aš bet kokią dalį, kurios galbūt dar nesu sutikus ir nepažįstu, aš ją jau leidžiu egzistuoti, reiškia, mano kūnas atsipalaiduoja, nelieka streso, nelieka įtampos. Nesakyti, kad save 100% pažįstam, aš nepažįstu žmogaus, nes mes niekada nebuvom 80 metų, Mes nepažįstam save, mes nebuvom savyje po metų, mes nebuvom karo pozicijoje, neduoktų Dieve, mes nebuvom kažkokiose aplinkybėse. Ir tik tais atsidūrę ten ir tada mes galim pažinti kažkokią naują dalį. Dėl to, kai aš sakau, leiskim savo būti visokiais, vadinasi, jau iš anksto tarsi duoti leidimą kažkokiai savo daliai būti. Tai reiškia ne tik tai pozityviai, ryškiai tomai, bet aš leidžiu būti ir gnydai. Ir pasiūsti savo vyrą, jeigu man taip norisi. Stengiuosi to nedaryti, bet jeigu labai norisi. Pasiūsti ir save, jeigu matau, kad, prisidirbai, kokia tu iš vis draugė. Neplaku savęs, bet leidžiu ir tam būti, ne? Bet šiaip iš esmės priimti save totalų, tai reiškia visapusiškai, nes mes tas, kas mums gražu, tai mes norim parodyti, matykit visi, nes aš tokia faina, bet tas, kas negražu mums, nemalonu, tai mes sakom, to pas mane nėra. O iš tikrųjų yra. Ir kai tu klausi, ar visą laiką pozityviai, ne, pas mane, kiek yra tos gerosios tomos, tiek yra ir tos šešėlinės tomos, tik aš ją priimu, neneigiu. Man seniau buvo labai sunku, pavyzdžiui, net girdėti, kad šita tai užsispyrus. Ir aš tai priimdavau kaip
kodėl aš tokia esu, nu iš tikrųjų, kodėl aš užsispyrus. Bet kai pagalvoju, kiek man gyvenime pasisekė vien dėl to, kad aš esu užsispyrus ir kartais nepriimu atsakymo, nes nenoriu jo priimti ir pasiekiu savo. Aš taip esu išvažiavusi į Prancūziją, aš taip esu Panelė žurnale laimėjusi dviratį savo svajonių. Aš taip daugybę svajonių esu įgyvendinus. Tai vėlgi priklauso nuo konteksto. Vienur, kai užsispyrus ir ten kategoriška, tai gal ir nėra gerai, bet kai esi atkakli, vėlgi, ne? Tai nėra tik juoda ir balta, dar tam spektre daug visokių spalvų yra. Taip. Šiaip savo profilį vis tą parodai, kad leiskim būti savo kaip norim. Ten, nori šokti, tai ir šok. Nori dar kažką daryti, tai daryk. Ar tau pačiai nebuvai susidūrus tokio dalyko, kur keli Instagram'o, žinai, kaip šokį ir tokia, žinai, šalia mintis, o gal nereikia, gal aišku, ypač iš pradžių, o tu Dieve, savo balso negirdim, paklausai, čia aš taip kalbu, pamatai, o Dieve, visus ten plauko nelygumus, ten iškilimus veido, nežinau, viską matai ir viskas yra baisu. Ir aišku, kad baisu, tai ar mane tokią priims, ar manęs tokio norės žmonės, ne? Bet vėlgi, aš kaip pati savo esu suradus tą atsakymą, kad ko bijo baimė. Baimė bijo. Pati baimė, jinai bijo veiksmo. Ir kai mes pradedam veikti, baimė traukiasi. Jinai traukiasi, kaip tas virusiukas, žinai, ir jos nelieka. Tai kuo daugiau darai, tuo mažiau tas baimės. Čia tas pats, kas sakytum, ar lipti ant scenos ir kalbėti prieš 1000 žmonių, prieš 1000 minią yra drąsu. Pirmą kartą baisiai nedrąsu. Baisu iki negalėjimo. Bet jeigu tu paimsi kokį nors Tony Robbinsą, kuris ten, nežinau, periodiškai lipa prieš 10-15 tūkstančių žmonių, tai greičiausiai jau jam nebebaisu. Kodėl? Todėl, kad tai įsivystė jau įgūdis, ne? Ir dėl to ir socialiniai tinklai, ir kelti turinį, faktas. Nesakau, kad visus kartus pagalvoju, oi, tai kaip čia bus. Bet labai dažnai pagalvoju. Ar priims? Bet savo esu atsakius irgi į šitą klausimą. O jeigu nepriims, ne? Nu ir gerai. Nes aš irgi ne visų priimu. Ir jeigu žmogus paspaus ant follow, jeigu žmogus pasakys, kad man nepatinka, aš jam pasakysiu, bet kaip pradžioj tu klausi, tai ką tam žmogui, kaip reaguoti? Pasakyti ačiū. Fainai, kad nepakeliu ir kad tu netei ir neknisi man proto, nes tau nepatinka, viso gero ir uždarom duris. Gal susitiksim, o gal daugiau ir nebesusitiksim. Nes mes irgi keičiamės, ne? Kažkas nepatiko, dabar patinka. Kažko nemėgam dabar vajezau, autoritetai, ne? Normalu. Tai aš sakyčiau bandyti ir suprasti dar vieną dalyką. Mes visi, absoliučiai visi, nekalbu apie sveikatos nukrypimą turinčius žmonės, bet apie sveiką gyvą žmogų, jeigu mes kalbam, mes visi tas pačias baimės turim. Gal proporcijos yra skirtingos. Visi bijom kelti, visi bijom ir reelsų šnekėti, bet kuo daugiau tą darom, tuo labiau tas pasitikėjimas auga, nes pasitikėjimas tai kas yra? Įgūdžių rinkinys. Kuo tu tą įgūdį daugiau darai, tuo tu labiau pasitiki, kad tu padarysi. Juk jeigu aš dabar sakysiu, ar aš pakelsiu šitą stiklinę ir atsigersiu. Jo, bet kai man buvo 5 metų, tai klausimas, ar aš stiklinę iš vis galėjau pakelti, ne? Nu, supranti, aš jau čia taip labai kontrastingai nekalbu, bet taip yra. Daryti. O jeigu tu nori dar giliau, tai, pavyzdžiui, pradėti žiūrėti, iš kur ta baimė ateina, ne? Nes baimė yra pirmas dalykas, paviršinė baimė, bijau, kad atstums, ne? Bet yra ir šaknis, tai rašymo praktikos, terapijos, domėjimasis nuolatinis, skaitimas, žiūrėjimas ir taip toliau, jisai atneša atsakymus. Man taip atrodo, todėl kad kažkada, kai aš užlipau mokykloje 3 klasėje ant scenos ir vaidinau agurką, iš manęs visi išsityčiojo ir sakė, tu esi durnė, ne? Aš taip jau fantazuoju, bet tu supranti, nes mes galim ir neatsiminti net tos patirties, bet tai bus atsinešta. Bet šiaip, pavyzdžiui, kai mes galvojam, tarkim, imtis kažkokių veiklų, priimti kažkokius projektus, atsisakyti, tai mes vis tiek turim labai remtis
savimi, kaip mes viduj jaučiam. Nu, ką, nu, ta prasme, kad ar tai... Nu, čia, žinok, jau pasakysiu taip, jeigu mes imamės projektų, tai mes negalim tik tais pasitikėti žvaigždėm ir savo vidiniu kompasu. Mes turim skaičiuoti, mes esam žmonės, ne? Tai reiškia, o kas yra žmogus, tai reiškia protas, jausmai ir dvasia, ne? Tai čia turi eiti sinchronas. Nes jeigu aš dabar tik tai sėdėsiu šamano pozo į lotuse ir subiniai susikišus smilkalus ir bandysiu pajausti, ar sviestas jau dabar kainuoja 2 eurus, tai bus nesąmonė. Supranti? Taip. Bet jeigu aš nueisiu, atsidarysiu puslapį parduotuvės ir pasitikrinsiu kainą, tai jau veiksiu aš iš proto, ne? Tai jeigu tu manęs klausi, kaip pasižiūrėti, ar man tinka tas projektas, faktas, kad mes pirmiausia pajaučiam kūnu. Taip. Normalu. Noriu dirbti su žmogum, kaip ir su specialistu, ne? Noriu jam atsiverti ar ne? Noriu su šitu žmogum dirbti ar ne? Tada eina protiniai dalykai, skaičiavimas, finansai, laiko galų gale, deadline ir taip toliau. Tai čia visame kame turi vykti sinchronas. Ir jeigu kažkuri dalis, netitinka, žiūrėti. Tai kokie mano prioritetai, dėl ko aš tą darau, ne? Ar aš savęs neišduosiu, ar tai neatsiremia į mano vertybės, ne? Nes aš, tarkim, kai dirbau finansų srityje, ne? Ir kai sakau, kad susikirto vertybės. Taip. Tai mes esam vertybė, iš esmės esam ir pastatyti, ne? Tas pagrindas, ant kurio mes stovim vertybės. Tai aš jau eidama į tą darbą save apgavau iš karto, tik pradedama dirbti, nes išdavinėti paskolą žmonėm ir įmonėm, ne? Tai nėra mano vertybė. Nes aš jaučiu, kad aš priverčiu žmogų eiti į skolą. Vadinasi, aš nors ir neišduodu paskolos, bet mano komanda aptarnauja, aš jaučiausi taip, kad aš tave įskolinu. Kiek tu gali su savim tada gyventi? Tu dieną naktį su savim gyveni, žinodama, kad paskolos yra išduodamos. Ne? Aš nieko prieš paskolos neturiu. Gink Dieve, nes mes visi iš to gyvename. Ne? Namus susipirkę ir veiklas galbūt įsirengia. Bet turiu minti, kad tai jau prieš mano vertybę vieną iš, ne? Kita, kad ten vadovavimo stilius ir taip toliau ir panašiai. Tai jeigu tu rinkėsi projektą ir tau sako, pavyzdžiui, tu esi už skaidrę buhalteriją, tau sako, mes šičia turėsim tik vokelius, bonusus atiduosim tik tais ten, nežinau, juodoj knygoje jūs tuos rašė, tai gal tu ir galvosi, blemba, bet man siūlo už tą projektą 100 000, ne? Kaip paprastai siūlo 80, ne? Kaip ir faina, bet kiek kainuos tas savo vertybių uždavimas? Greičiausiai labai daug. Ir greičiausiai tu nuspręsi, kad jeigu tau nėra labai blogai su finansais ir tu turi duonos ir sriubos, tai greičiausiai tu pasirinksi nedirbti. Bet vėlgi, tu turi skaičiuoti, tu turi žiūrėti, tu turi patikrinti, kas ar patikimas žmogus. Tai čia negali sakyti, tik tais kūnų mes pajaučiam, ne? Bet būna, tarkim, tu kaip ir iš visų pusių žinai, kad viskas yra gerai, kad fainas, tarkim, projektas ir aš noriu dirbti. Ir visko, žodžiu, suplaukia į tą patį atsakymą taip, bet tada ateina baimė. Ar aš tikrai galiu, ar čia, o gal čia vis dėlto ne mano, o ar aš čia tikrai pakankamai gerai padarysiu, ar man, visos tos baimės, tai ką tada... Tai dabar žiūrėk, baimės yra racionalios ir neracionalios. Ir yra dar fobijos kaip trečias, ne? Racionalios baimės, tai važiuoji į tave mašiną ir tu matai, kad jinai tave trenksis. Racionali baimė. Ir vadinasi, aš turiu bėgti. Ne? Kovok arba bėg mechanizmas. Padidėja stresas, duoda tau galios ir tu iš vietos gali 5 metrus pašokti. Ne? Čia vėlgi hiperbolizuoju, bet yra ir tokių atvejų buvo. Tai čia baimė yra racionali. Reiškia, jinai yra tikra. Neracionalios, tiksliau, irracionalios baimės yra visos šitas kritikos baimė, atstumimo baimė, mirties, prastos sveikatos ir taip toliau ir panašiai. Ne? Vadinasi, čia jau yra kažkur tais šaknis. Mes turim ieškoti šaknį. Iš kur atėjo pas mane kritikos baimė? Vėlgi, iš 3 klasės, kai vaidinau agurką, iš 1 klasės, kai Laurinas mane į mano meilę, 1 klasės pastūmė ir sakė, tu negraži. Tėvai, nes ne? Tai nėra racionali baimė ir mes dirbam tada su baime. Ir vėlgi, ką aš ir sakiau, mes baimę mažinam per veiksmą.
kad aš nepasitikiu, gerai, kad aš nepadarysiu, išsirašau, tai kokių man dabar įgūdžių trūksta, kad aš padaryčiau. Excelio nemoku naudotis, einu užsirašau į Excelio kažkokias tais pamokas. Nepakalbėsiu, einu žiūrėti, kas viešai kalbėjimą mokina. Kuo daugiau mes ugdome savyje įgūdžių, tuo daugiau pasitikėjimo, kartojuose, ne? Ir kuo daugiau šnekėjimo su savim, kaip su geriausia drauge, kuo daugiau ėjimo į terapiją, kuo daugiau gilinimosi į savį, tuo mažiau baimių. Nes tu tiesiog pamatai, kad tai iracionalu. Ar atstums visas pasaulis, kad tu išleisi istorijų ką dabar? Kaip tu šoki? Ne. Nes bent jau tavo geriausiai draugai, jisai sakys, geriausias tavo istoriukas per visą amžių. Supranti? Tai va, čia jau įsijungia racionalumas, ne? Tai reiškia, jinai yra iracionali ir mes va taip visai kaip bandom ją dekonstruoti. Bandyti. Ir duoti sau leidimą. Galbūt tai nebus idealiausias projektas, bet taip aš rinksiuosi patirtį, taip aš pasižiūrėsiu, ką galima su kitu klientu daryti kitaip. Juk aš, pavyzdžiui, tarkim, konsultuoju šiaip vienas ant vieno, ne? Bet darau ir tam tikrus projektus. Pavyzdžiui, darau iššūkį. Ir kai aš sugalvau iššūkį, ten tiek sproginėjo mintys ir aš jau žinau, kad aš nedaryti nebegaliu. Darau. Dabar jeigu tu paklausi, koks sausio mėnesį iššūkis jau laukia, jis absoliučiai kaip diena nuo nakties skirsis. Todėl, kad jeigu aš pradėjau su, tarkim, ten, nežinau, pavasarį su iššūkiu, kur visko daug, ten daug užduočių ir panašiai, dabar išgrynintas užduotis. Mėnesis turės savo temą. Kai aš darysiu po metų, tarkim, tą patį, aš net nebijoju, kad jisai bus dar kitoks. Taip. Ar pirmas buvo blogai? Ne, nes aš tuo metu su savo žinojimu įdėjau maksimumą, ką galiu. Kai aš pamačiau, ko nori, kokie atsiliepimai, kas pageidautina, kas nepageidautina, kas man tinka, kas netinka, ne? Tada aš adaptuoju, transformuoju ir išleidžiu edition number 2. Tada supranti? Jo, logiškai aš suprantu, aš tą dažnai sakau ir terapijos metu, kad aš logiškai suprantu, bet man ten viduje dar nesusijungia. Aha. Ir šitą aš turiu savo pavyzdį. Aš labai dažnai filmuodama reelsus klientam mintise galvoju, daugiau niekada gyvenime aš šito daugiau nebedarysiu. Dėl to, kad man atrodo, kad aš ar filmuodama, ar montuodama, aš jau matau, kad aš galėjau padaryti geriau. Ir aš tada blogai jaučiuosi, kad aš nepadariau kažkaip geriau. Ir aš tada savo žinai tokį, kad aš daugiau to nebedarysiu, nes aš žinau, kad aš šiuo metu aš negaliu padaryti geriau. Ar aš ten įrangos neturiu, ar aš tuo metu man nekyla idėjos, kaip geriau padaryti. Aš tuo metu nežinau, nemoku padaryti geriau ir aš tada savo neleidžiu daryti toliau. Supranti, ką noriu pasakyti? Tuo metu, kai tu darai geriausia, bet po laiko tau atrodo, kad galėjau geriau. Teisingai suprantu? Taip. Tai dabar žiūrėk. Tu eini į 6 klasę ir sakai savo, kad aš 5 klasėje šiaip galėjau irgi šitą uždavinį išspręsti. Ne, negalėjai. Nes tuo metu žmogus visada veikia taip. Tuo metu su geriausiais gebėjimais, su geriausiom žiniom, su geriausiu kontekstu, kokia mes yra. Net rytoj, jeigu žiūrėsime į šiandien pokalbį, aš irgi galėčiau savo pasakyti, galėjau atsakinėti kitaip. Nes jau bus kitas žinojimas. Gal aš būsiu vieną puslapį knygos psichologinės kažkokios perskaičius, gal man ateis kažkoks suvokimas ir kaltinti save dėl to, ką tu tarsi galėjai, negalėjai. Negalėjai, čia tas pats, kas aš galėjau pradėti vaikščioti ne 1,5 metų, o ne fantazuoju, nežinau, kaip vaikščioti. Taip. Dabar, kai aš žinau, kaip vaikščioti, aš galėjau gimti ir pradėti vaikščioti. Negalėjai. Tiesiog tokie yra procesai. Ir kaltinti save dėl to, tada darai namų darbus, tada prieš atsisėdant susirašai variantus, duodi savo ilgesnį laiką, išmiegi su tuo scenarium, atsikeli gal su nauja idėja, įdedi ją. Ir jau kai galvoji vėlgi, neišprotėjant, nes čia gali įsijungti perfekcionistas, tada tu niekada nepadarysi reelso, nes visada bus kas galima geriau. Bet jeigu tu pasižiūrėsi, koks nors Jobsas, tada sukūrė savo laiku geriausią telefoną, ar dabar yra geresni? Taip. Tai galėjo iš karto sukurti tokį. Supranti, ką noriu pasakyti? Žmogus visada akimirkoje elgiasi geriausiai, kaip gali. Visada.
Nebent jisai nuspręstų kažkam pakenkti sąmoningai. Bet jeigu mes kalbam apie sveiką norą, ne, padaryti geriausiai, mes ir padarom geriausiai. Okay. Nu dabar labiau man jau susiveda, žinai, susijungia. Bet taip yra. Mums ir coachingo mokino, kad žmogus ateina į terapiją jau viską žinodamas. Į konsultaciją, į sesiją, kaip nori vadinti. Po to jisai gali sužinoti. Bet tai buvo po to. Tuo metu jisai visus įrankius, visą žinojimą jisai turi. Ir tas labai, žinok, padeda. Okay. O tu galvoji, kad mes nepasiskaitom savo pačių įrašų? Bet taigi galėjau ir geriau šitą įrašą parašyti. Rašai kitą. Rašai kitą tada ir viskas. Nes tas savęs baudimas, nuolatinis plakimas, nu ką jis mums duoda? Nieko gero jis mums neduoda. Jis tiesiog stabdo mūsų augimą ir judėjimą tolyn, žinai. O jeigu tu pasakysi, kad okei, taip sumantavau, pasirodo, galima buvo, užsirašau mintį sekančiam kartui. Tiesiog išnaudoti ateinančią, ateinantį impulsą, ateinančią idėją. Ir viskas. Okay. O kas dažniausiai, ar tavo klientas, ar ką pastebi, kas dažniausiai žmonės stabdo pradėti savo tas veiklas? Baimės tos pačios. Faktas. Baimė būti atstumtam, baimė, kad nepasiseks, baimė, kad iškritikuos, baimė, kad nepriims. Mes visi apie tą patį. Baimės. Visos baimės, žodžiu, mus veikia ir dėl to stabdo, ir dėl to nepradedam, dėl to atidėliojam dalykus. Nu, čia ir įsitikinimai visi, bet čia vėlgi, bet čia tas pats. Įsitikinimas, kad nepasiseks, nu tai vėlgi bijau, kad nepasiseks ir taip toliau ir panašiai. Baimės. O tas pats perfekcionizmas, iš ko tai kyla ir kaip su tuo turėtumėm kovoti? Nu, nes tikrai ne visi. Nekovot. Taip. Nekovot. Aš ir savo klientės, bet kokiam formate mokinu. Nekovokit. Nes ką reiškia kovot? Mes iškart kūną mes paruošim į tokią būseną, kur išsiskiria visi kortizoliai, adrenaliniai ir panašiai, ne? Mes mes iškart, jau vien žodis kovok mums neša stresą, foninį. Mes turim tada foninį kažkokį nerimavimą ir mes labai turim žiūrėti savo žodyną. Kovoti su perfekcionizmu nereikia. Tiesiog pirmiausia reikia pripažinti, kad taip. Nu, aš tas laimingasis, kuris nori, kad būtų viskas perfekt. Vienas dalykas, ne? Kitas dalykas suprasti, kad čia yra atėję iš vaikystės. Kaip du variantai, ne? Kas dabar ateina į galvą. Vienas kaip, pavyzdžiui, tėtis sakė, nu mano dukra, tarkim man, ne? Iš kur mano perfekcionisto dalis atėjusi man, tėtis sakydavo, man, nu jau duktė, 10-tukininkė, šaunuolė, va parašė rašinėlį, laimėjo dviratį, jau ką nueis tą padarys, su kuo reikės su tuo šnekėti. Tu įsivaizduoji, kokią kartelę uždeda, kad tu negali žemiau padaryti. Tau uždėta šaunuolės, 10-tukininkės, fainuolės, viską galinčias kartelę. Tai tu jau čia negali stovėti. Tu tik tai čia arba aukščiau turi. Turi būti perfekt, nes iš tavęs taip tėtis tikisi. Geras, ir čia dabar įsiterpsiu šiek tiek. Aš irgi tau girdėjau, kad jinai taip pasiekia viską, ką nori, tą gauna, kaip jinai nori, taip ir bus. Bet man tai, pavyzdžiui, aš visiškai nesu perfekcionistė, bet mane taip, kaip pasakyti, visai iš kitos pusės paveikia tai, kad aš žinau, kad aš padarysiu. Podcastas, pavyzdžiui, mane, iš pat pradžių buvo tas stabdis, kad, kaip čia padaryti, kaip čia nusifilmuoti, gal čia tiesiog pačiai, žinai, vos ne savo namuose filmuoti, tada aš taip nenoriu, žinai, pradeda visokie, po to čia, žinai, per daug, čia visko reikia ir panašiai taip toliau. Bet aš tiesiog susiplanavau ir pradėjau taip, kaip tuo metu man atrodė. Ir aš visiškai tai nežiūrėjau perfekcionistiškai, nes jeigu dar būčiau labiau savęs spaudęs, tai aš visai nebūčiau jo pradėjus. Ir man tas pasakymas ėjo per tai, kad ir aš žinau, kad aš turiu padaryti, tai aš paimsiu ir padarysiu. Aš žinau, kad aš noriu ten dar kažką gauti, tai aš žinau, kad aš tam tikrų metų vis tiek aš tai gausiu. Tai o kalbant apie perfekcionizmą, tai viena dalis gali būti ta, kad kėlė labai kartelę, o kita, kad apskritai nekėlė kartelės. Okei. Tu tai žinai, tu tai nieko čia. Aš įrodysiu ir padarysiu perfektą. Tai su tuo perfekcionizmu kovoti nereikia, tiesiog žinoti, kad žodis tobulai,
jisai irgi labai reliatyvus. Pavyzdžiui, gal man šita tavo bliuzelė yra tobula. O kažkas ateis ir sakys, o Dieve, kokio baisumo bliuzelė. Ane? Supranti? Tai yra tik savoka ir jinai yra labai, labai taip, pasakykime, asmeninė. Ane? Nes, kai žmogus padarys tobulai kam? Ir vat, kai sakysi tobulai kam, tai ten greičiausiai iškils arba tėčio, arba mamos vaizdas. Ane? Nes mes dažnai savo savęs ar nepažinodami, ar pažinodami ir apgaudinėdami, sakom, aš tai darau dėl savęs. Ne. Aš visą laiką užduodu tą patį klausimą, jeigu tu būtum negyvenamai saloj vienas pats, ar tu tikrai tiek stengtumėsi, ar tu tikrai tiek darytum, ar tu tikrai taip gyventum, kaip dabar tu pats sakai, ne? Greičiausiai kiti standartai atsirastų, ne? Geras, kaip įdomiai. O tas irgi pasitikėjimas savimi. Tai sakai, kad tai nėra kažkoks taškas, iki kurio ateinam, bet kaip jį mes galim auginti? Tai žiūrėk, esminis dalykas, kuris yra labai stipriai maišomas, nes nelabai daug kas gal šneka apie tą atskirtį. Savivertė ir pasitikėjimas savimi. Pasitikėjimas savimi į lietuvių kalbą išvertus reiškia, aš galiu. Aš kažką galiu padaryti. Aš galiu. Savivertė reiškia, aš esu. Koks aš esu? Kai žymos savivertė žmogus, jisai sako, aš esu netikėlis, aš esu negraži, aš esu kvaila, aš esu. Tai atskirkim šitos du dalykus, kad savivertė savęs vien tik žodis, tas savęs vertinimas, kaip aš vertinu save. Gražus, negražus, fainas, nefainas. O pasitikėjimas yra aš galiu, tai reiškia įgūdžių rinkinys. Aš galiu pakelti šaukštą, aš galiu viešai pakalbėti, aš galiu sudalyvauti interviu, aš galiu padaryti Excelį, aš galiu išvirti, nežinau, gazpačio, padaryti sriubą. Tai pasitikėjimas savimi auginamas auginant įgūdžius. Kodėl aš, pavyzdžiui, tiek daug kalbu apie rutiną, apie įpročius, kodėl aš rodau, kad aš sportuoju. Kad aš sportuoju, tai aš ir pati ir taip žinau, ne? Bet kodėl aš dedu? Kad matytų žmonės, jog tik nuosekliai kažką darant mes auginam pasitikėjimą, ne? Juk tau dabar nekyla klausimas, jeigu palyginsi save su pirmu podcastu, kiek tada buvo baimės, ar aš paklausiu, ar mane supras, ar supras taip, kaip noriu. Ir sakykime, man dabar, ne, kai mes kalbam. Kodėl? Todėl, kad įgūdis kalbėti, uždavinėti klausimus, jisai paprogresavo. Jeigu tu paimsi save po metų, tai ten iš vis tau net kompiuterio gal nereikės, gal net ruoštis nereikės, gal eis, supranti, ką sakau? Todėl, kad tu įgūdį lavini, ne? Ir kuo daugiau mes įgūdžių lavinam, kuo mes esam visapusiškesni, arba kaip tik tos ryties ekspertai labai didelė, ne? Mes pasitikim. Čia, žinai, labai yra gražus pasakymas, kai sako, naftos platformoje sugedo kažkoks variklis ir meistras buvo iškviestas, pakrapštė ten 10 minučių kažką ir sako, 100 000 bus iš jūsų. Sako, palaukti tik 10 minučių, ne? Sako, jo, bet žinoti, ką pakrapštyti ir iki to prieiti, tiek investavus į save, tai tiek ir kainuoja. Nes sako, mano darbas kainuoja 2000, bet visas žinojimas likusius pinigus. Supranti, ką turiu mintį? Bet čia yra apie įgūdį, kad žmogus pasitikė, kurį tą laiduką nukirpti. Ar kada kiaušinį, ne, jeigu tu darai benediktą, kada jį ištraukti, ne, kad būtų nei per skystas, nei per kietas, kad nepervirtų. Čia yra įgūdis. Dėl to ir socialiniai tinklai, dėl to ir visas verslas, ne? Ko man trūksta versle? Buhalterinių žinių, einu mokinuosi arba samdau žmogų, arba dar kažkokį sprendimą, outsourcinu, nesvarbu, ne? Bet mes turime ugdyti įgūdžius ir tada pasitikėjimas auga. Aš kai pradėjau vesti savo sesijas coachingo, pirmą, kai turėjau jau tikrą konsultaciją, pirmą tikrą klientą, nemokamą, bet jau Gabi, aš, kaip sakau, puto tavo subinė sėdėjau, visa šlapė. Ir galvojau, ar aš čia gerai padarysiu, ar aš čia negerai padarysiu. Dabar man ruoštis nereikia, nes aš žinau, kad tiesiog vyksta tiekmė. Nes, jau tiek kartų pakartojus tam tikrą darbą, taigi tu supranti, kad jau pasitikėjimas atsirado. Bet ar šiaip, pavyzdžiui, tas pasitikėjimas ir savivertė, ar tai
nu, tarkim, kai nepasitikiu savim, neturiu ten geros savivertės, ar tai irgi dažniausiai nuveda į mažesnius rezultatus, į, nu, ten... Faktas. Jeigu aš save įtikinau, kad aš nesugebėsiu, klausimas, ar aš apskritai tada bandysiu daryti. Klausimas, ar aš imsiuosi kažko. Jeigu aš jau iškart save nurašau, jeigu aš nepasitikiu, tada aš pasiduodu baimę, pasiduodu tam savo vidiniui kritikui, vidiniam kritikui, vidiniam teisėjui. Faktas. Ir čia, kai mes sakom pasitikiu jau tada savimi ir vertina žmogus, tai čia nemaišykim apie kažkokį išpūstą ego, kur žmogus nieko nemoka, o jis sako, ne, problemą padarysiu, mažulės, manim pasitikėkite, ne? Tai mes kalbam apie sveiką savivertę, kad aš suprantu, kad aš visko nežinau, bet aš tikiu, kad man, kaip ir tu sakai, bet aš tikiu, kad aš padarysiu, ne? Taip. Bet čia ir yra apie tas savivertės kažkokius frakcijas, kažkokias detalės, ne? Tai iš esmės, nu, tas savivertės visas dalykas, tai dažnai ir įtakoja, nu, kad solo, pavyzdžiui, verslai, ypač ten ar produktus daro, ar kažkokias paslaugas, kad iš pat pradžių, nu, aš čia tik, nu, mažą tą kainytę, biškičiau uždėsiu, kad... Tai čia irgi iš esmės, ne, Pavyzdžiui, mano konsultacijos kaina yra daug didesnė negu rinkos vidutinė kaina. Kodėl? Todėl, kad aš save vertinu. Ir iš kitos pusės, Gabija, tu paklausyk, jeigu tu investavai į mokslus, jeigu tu investuoji į kažkokius kursus ir tu įvertini save labai mažai, tai žmogus irgi iš kitos pusės nepatikės, kad tu gali jam kažką duoti, ne? Tai čia toks, nu, tarsi aš ir pats save turiu vertinti, bet tada mane atitinkamai ir kitas vertinti. Tai ką tenais konsultacija už 20 eurų, tai ką jinai man ten gero pasakys, ne? Bet kai pasakai, kad 100 eurų konsultacija, tai gal kažką ir žino. Ir čia vėlgi turi būti sąžiningas pirmiausiai su savim, nes aš tikiu, kad aš atiduodu. Kitaip greičiausiai neitų pas mane ir klientės, ir atsiliepimai geri nebūtų ir panašiai, ne? Ir kodėl aš turiu daryti taip kaip visi, ne? Nes vidutinė kaina tokia, aš žinau, kiek aš investuoju į savo žinojimą, aš žinau, kiek aš investuoju į savo sertifikatus visus ir panašiai, ir panašiai. Ok, o va čia irgi tas, suprasti ir įsivertinti save teisingai yra vienas, bet aš prieš metus, gal daugiau negu prieš metus laiko, buvau tokioje pozicijoje, kai aš išsiskaičiavau savo kainas, aš supratau, kad aš už kokias sumas noriu dirbti, už ką nenoriu dirbti, ir aš pasikėliau kainas ir aš to turėjau labai daug pažintinių skambučių ir man net sunkiai persiversdavo liežuvis pasakytas kainas. Ir tuo metu atrodo tiek daug pažintinių skambučių, bet sutarčių nepasirašom. Ir tada aš irgi vat ir mentorysčių. Tai iškart noriu paklausti, o savim vat ar tikėjai? Tai vat tikriausiai, kad ne tuo metu. O tai jeigu savim netiki, tai žmogusgi jaučia. Jis labai jaučia. Nu tai jeigu tu nueisi į parduotuvę pieną, o ten sugižusi pieną, pavyzdžiui, pardavinės ir tu matysi, ne? O tau sakys, bet žinokit, nu tikrai šiaip šviežias vakar, vat melžta karvė. O tu, nu, matai, kad žmogus meluoja, arba tu to pieno nematai, bet tu matai, kad jisai, nu, nepasitikinčiai sako, kažkaip tis lygtis ir raudonuoja. Tugi jausi, ar tu pirksi? Ne. Tai kodėl aš tavo paslaugą turiu pirkti už tiek, kai tu pati savo kainą netikė, ne? Ir vėlgi čia apie tą patį pasitikėjimo auginimą. Patikėti pačiai pirmiausia reikia. Aš verta. Taip neteis tas, kas negali tiek mokėti, taip neteis tas, kuris nori akcijų, nori mažiau, nori nuolaidų, bet man tokių klientų ir nereikia, bet aš žinau, kad aš tiek verta. Ir kai tu ateisi su tokiu žinojimu, tau pažintinių skambučių tiek nereikės, nes bus iš karto perkantis, supranti? Nu tai va, tas tikrai... Ir kitas dalykas, tugi pereidinėjai į kitą lygį, tu dabar skraidai su ekonom klasės bilietais į atostogas, ir pirmą kartą atėjai į biznio klasę. Faktas, kad nejauku, ar čia aš galiu prašyti tikrai šampano, kiek noriu, ta prasme ir valgyti nemokamai, ne? Ir čia tik man išsiskleidžianti lova ir pledukas, ne? Nejauku, bet jeigu tu savo duosi tą leidimą, dabar ir pasimėgausiu, tu biznio klasė, aš nusipelnau.
Aš tiek dirbau, faktas, kad aš išėjau iš ekonomijos ir atsisėdau į biznę. Ir kai tu save taip pristatysi, tai nebus nei tau, nei kitam awkward šalia tave, žinai. Ok. O irgi su tais visais solo verslais, kad mes patys visko apsimam, patys viską darom ir bijom deleguoti. Tai tas, kad tik tais aš galiu padaryti. Taip. Kažkur tas yra ir ką, Nepasitikėjimas ir noras sukontroliuoti, o noras sukontroliuoti tai ką slepia? Slepia nerimą ir slepia netikėjimą, kad kitas žmogus gali. Bet čia vėlgi vadinasi, aš kažkur savim nepasitikiu ir neleidžiu, o delegavimas irgi yra įgūdis. Mes irgi turim po truputį bandyti žiūrėti ir suprasti, kad aš negaliu būti žmogus orkestras, ne? Ir vėlgi, kodėl aš suspaudžiu, kodėl aš taip, jeigu aš duodu savo laiko, kad taip šitas žmogus nepadarys taip iš karto, kaip aš noriu. Vėlgi apie tą leidimą būti visokiu ir priimti žmogų. Ir tiesiog bendradarbiauti, nes į darbą, kai ateinam, tai irgi 3 mėnesius duodam, tai ir su mum iš karto būna lengva. Mesgi nežinom, programos nemokam, ten nežinau, taisyklių nesuprantam, kada susirinkimai ir kaip jie vyksta, neįsivaizduojam, ne? Bet mums davė 3 mėnesius. Tai mes apie tą delegavimą irgi turėtumėm taip galvoti, kad žmogus naujas, manęs gal nepažįsta visiškai, vyksta pažindinimuose, vyksta žinių perdavimo, vyksta susisinchronizavimo procesai. Tiesiog tikėti. Nes mes vėlgi pastatom save į Dievo poziciją ir galvojam, kad jau be manęs, aš čia vienas toks fainiausias ir kito žmogaus atžvilgiu irgi pastatom, kad į tą poziciją. Bet visą laiką turim tikėti, kad viskas yra dėl mūsų, viskas dėl to, kad man būtų geriau, o ne blogiau. Šiaip čia, ir aš pati turėjau šitą peržengti, nes tikrai negalvojau, kad aš tik vienintelę galiu padaryti, bet man buvo sunku suprasti, kad darbų delegavimas ir tada, kai prie manęs prisidėjo žmonės, aš galėsiu labiau augti. Ir man pačia, ir aš, kaip ir sakau, logiškai tai supratau, kad aš turiu turėti daugiau žmonių, kad galėčiau padaryti daugiau darbų, bet man ten kažkur kažkas nesusijungia. Ir man reikėjo tiesiog pačiai per patirtį, žinai, eit. Aš ir norėjau sakyti, logiškai, čia vėlgi logiškai ir darant yra 2 skirtingi dalykai. Aš logiškai įsivaizduoju, kaip galime silkę valgyti, bet jeigu aš jos neragavus, tai ką aš galiu prifantazuoti? Taip. Suprati? Tik tai ragaudama, bandydama, aš patiriu dalykus. Nes mes tuokdamiesi kažkaip logiškai turėtų būti, kad visam gyvenimui, ne šitas partneris. Pys po 2 metų ar vidarčiai, nes fainesnis sutikau, ne? Tai logiškai, tas logiškai vėlgi, dėl to aš ir sakau, turi būti sinchronas proto, jausmų ir dvasios. O mes visą laiką norim tik tai logiškai. Kartais patys geriausi dalykai yra mažiausiai logiški. Tikrai nelogiškiausi. Spontaniškai nusipirkti bilietai, nežinau, rogutės vidury žiemos, kai tau yra, nežinau, 30 metų. Nelogiška, bet koks kaifas. Tai truputį, kaip aš sakau, išeiti iš proto tiesioginę tą žodžio prasme, tai nenudurnėti, bet išeiti iš proto ir nueiti į kūną, nueiti į savęs sinchroną kažkokį, žinai. O irgi su visais solo verslais, su veiklom, tai dažnai irgi būna tas, kad mes tiek paskestam savo veikloj, kad atrodo be darbo nieko daugiau nėra. Ir tada sako, santykiai sugriuvo, tada ir draugų neturiu. O labai nuostabus yra įrankis, coaching'e. Ir ne tik coaching'e naudojamas, dabar ir verslai labai mėgsta, vadinamas balanso ratas. Tai jeigu mes pasižiūrėsime balanso ratą, tenais yra visos rytis. Yra ir veikla, yra ir finansai, yra ir atostogos, yra ir šeima, yra ir draugai. O mes norim koncentruotis į vieną veiklą, bet kad visos likusios irgi puikiai veiktų kaip laikrodukas, bet taip nebūna. Ir kai sako žmonės dabar ypatingai, paskutiniais metais, paskutinius kelis metus labai daug skyrybų vyksta ir panašiai, ir žmonės stebisi. Bet palauk, o kiek jie į santykius dėjo darbo ir nebūtinai to sunkaus darbo, kiek jie stengiasi dėl tų santykių.
Ir jeigu man patinka tas pasakymas, jeigu mes į savo santykius, bet kokius, santykiai su savim, santykiai su draugais, santykiai romantinius santykius, įdėtumėm tiek pastangų ir laiko, kiek mes įdedam į darbą, tai tu neįsivaizduoji, kokio gero mūsų santykiai būtų. Bet kokie. Bet neįdedam. Ja. Ir aš suprantu, kad pradžia visą laiką yra ta, kad tu turi daugiau, kaip tam garvežiui užsipuškuoti, neturi daugiau tos malkos užmesti, bet paskui jisai važiuoja. Bet žmogus, jisai, važiuoja, nori dar geriau, natūralu, nes mes augančios asmenybės visapusiškai. Bet pradėjus žongliruoti vienu kamoliuku, turi įdėti į antrą, tada išmokai dviem, tada įdėti trečią ir tada jau pradėti žongliruoti visais daugiau mažiau, ne? Nes visų sričių vienu metu irgi neįvaldysi, tai vadinasi, turi pradėti nuo vienos, pavyzdžiui, veiklos, bet jau kai ten daug maž važiuoja, aš negaliu pamiršti ir kitų. Negaliu pamiršti laiko savo, laiko vienatvėje, ne su savim, negaliu pamiršti draugų, nes tada jau neliks ir atsipeikėsiu, kad turiu babkių, neturiu su kuo atostogų išvažiuoti, ne? Taip. Ir taip toliau ir panašiai. Tai balanso ratas ir vadinasi dėl to balanso, nes ten visoms sritim daugmaž suskirstyti dėmesio. Ir nesakau, kad vienu balu ir ten viskas. Taip nebūna, vėlgi čia yra gyvenimas. Nes kitam darbas tiek kaifas, kad jis gal, pavyzdžiui, neturi ten, nežinau, vaikų ir jis į tą laiką nedata. Viskas okei, čia vėlgi kiekvienam reikia žiūrėti. Bet kad visos sritys gautų mūsų resursą, tai yra būtina. Nes daug dirbi, vadinasi, kokybiškai ir ilsėkis. Skiri darbui laiko, skirk ir partneriui, o ne vakarienė paruošta, einam Netflixo ir miegoti. Čia ne laikas. Čia, o kur pokalbė, o kur svajonės, o kur tikslai, o kur viskas. Okay. Negaliu nepaklausti tą klausimą, nes sakai, pagalvojai apie jį, tai ar turi knygų, podcastų arba kažkokių laidų, kas tau pačiai labai patinka arba ką labai rekomenduotum pasižiūrėti, paklausyti, paskaityti? Tai jo, apie šitą klausimą galvojau, nes kaip ir sakiau, rekomenduoti kažkokią literatūrą, tai tokia atsakomybė vis dėlto. Bet knygos, kurias dabar rekomenduosiu, man atrodo, jos būtinos perskaityti ir sąmoningai neėmiau, kad tik tai moterim ar tik tai vyram, bet kam. Tai Gabor Mate knyga Kai kūnas sako ne. Pagalvojau, nes išverčiu, nes labai ir angliškai daug skaitau ir klausau. Kai tavo kūnas sako ne, ten labai gražiai kalba apie tai, kaip mūsų kūnas suserga visokiom ligom, bet čia ne apie ligas eina kalba, suserga tada, kai mes savęs negirdim. Kai savęs neklausom, kai nemokam brėžti ribų, kai meluojam patys savo, kai nenuoširdus esam su aplinkiniais, kai bandom būti gerais berniukais ir gerom mergaitėm. Nuostabi knyga ir tokia pastatanti labai savo vietą, nes tu supranti, kad neapsimoka nei kažkam įtikti bandyti, nei būti gerų žmogum, o tiesiog būti savimi labiausiai yra vertinga, nes tada ir kūnas sveikas, ir mintys gražios, ir santykiai puikus, ir pinigai plaukia, ir visi kiti bonusai atsiranda. Tai šita knyga man tikrai labai didelį įspūdį paliko, o kita knyga, kurią noriu rekomenduoti, pavardės, tik tais neatsimenu dabar, bet jinai mokslų daktarė, Laimės hormonai vadinasi, tikrai labai lengvai galima susirasti, aš iš bibliotekos buvau šitą knygą paėmusi, apie tai, kaip veikia mūsų smegenys ir kaip mums su tam tikrais pratimukais pasigaminti laimės hormonų ir kai tu sakai, kad aš einu į aplinką ir esu pozityvi, tai aš net ir nežinodama pasirodo darydavau tam tikrus dalykus, pati save užhypindavau, tai ten ir sportuoju, ir disciplinuoju, ir taip toliau, nenoriu spoilinti, bet tikrai labai nuostabi knyga ir labai paprastai parašyta ir tikrai naudos garantuotai duos, Ir aišku, aš negaliu nerekomenduoti mano mylimo Dispenzos. Tai bet kokią knygą, kurią paimsi Dispenzos, ten irgi
kalba apie energijas, apie meditacijos reikšmę, bet labai iš mokslinės tos pusės, viskas patvirtinta tyrimais, sustiguota, nes nors aš kalbu apie tokį labai abstrakčius dalykus, kaip savivertė, pasitikėjimas, ten energija ir panašiai, ne, bet aš labai esu ant žemės ir įsižeminus ir man labai patinka, kad viskas būtų patvirtinta tyrimais, mokslininkų išnarstyta. Tai va ir šitos knygos, kurias rekomenduoju, jos ne tiesiog vūhų pasvaičiojimai kažkokie, tai kaip įsikišis smilkalą ir įsipildo maišas pinigų čia ir dabar. Taip. Okay. Kokią norėtum, kad pagrindinė žinutė iš mūsų to viso pokalbio išsineštų žmonės? Man atrodo, kad ką išgirstų, žinai? Man atrodo, kad aš labai jau taip daug apie tą savo žinutę kalbėjau ir tu daug labai klausimų atliepiančių uždavėjai, kad leisti savo būti visaip ir žiūrėti, kaip man tinka. Ir neklausyti, ką ten sako, ar mokytoja būk ar nebūk, ar marketingų užsimk, neužsimk, ar valgy kažką, ar su kokiu partneriu būt, nes tik tu pats geriausiai žinai, o geriausiai jauti netgi, sakyčiau, kaip ten norisi būti iš tikrųjų, nes verta savęs klausyti. Ačiū tau labai. Buvo labai fainas tavim pakalbėti. Ačiū labai. Aš kaip visada užsimotyvuoju, žinai, su kuo kalbu, į kurią pusę, žinai, tai tikrai neskaičiau knygų, apie kurias kalbėjai, tai tikrai eisiu pasigūglint, pasižiūrėsi, žinai, vėl naujų dalykų atrasiu, tai labai ačiū, kad sutikai, kad atėjai ir kad galėjom taip plačiai ir apkalbėti ir tikiuosi, kad buvo labai naudinga. Tai ko irgi... Priminsiu, nepamiršti, būtinai užsiprenumeruoti kanalą, nes tikrai daug žmonių peržiūrė ir pamiršta. Tai dar kartą ačiū tau. Gabi, ačiū tau už galimybę skleisti savo tą žinią, kad žmonės būtų savimi, kad augintų pasitikėjimą.